Šiame video apžvelgsime visą 7 ir 8 klasės matematikos turinį pagal naują bendrojo ugdymo programą nuo 2023 metų. Tai NMPP patikrinimas 8 klasės taip pat įskaito ir 5 ir 6 klasės kursą. Jo čia neaptarsime, bus atskiras video greičiausiai, bet pagrinde reikėtų pasižiūrėti dėl trikampių panašumo, lygumo ir lygiai greičių tiesių kampų. Čianais trumpai yra nuorodos, bet šiaip visas nuorodos galite rasti VBSOR tinklapyje, čia surašyta informacija, ir galite taip pat pasižiūrėti būtent ir programą čianais. 7-8 klasės programa. Tai čia būtent ir yra naša sukelta visa programa, kurią apžiūrėsim. Taip, tai ir pradėkime 7 klasę. Pirmiausia, reikėtų žinoti, kas yra laipsniai ir kaip atlikti veiksmus su jais. Tai laipsnis būtų visas šitas skaičius. 3 pakelta 5. Tai 3 būtų pagrindas, 5 būtų rodiklis. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes tiek kartų parašytas rodiklis, tiek kartų turim sudauginti pagrindą iš savęs. Tai šituo atveju trejetą sudauginam iš savęs 5 kartus. Gaunam 243. Taip galim būtent apskaičiuoti laipsnius. Dabar laipsniai taip pat gali būti ir neigiami. Jeigu yra neigiamas laipsnis, tai tiesiog atvirkščiai darom veiksmus. Jeigu mes kiekvieną kartą padidinant laipsnį vis padauginam iš kažko, tai jeigu mažinsim laipsnį, tai padalinsim. Vadinasi, jeigu einam į neigiamą pusę, mes vis labiau dalinam. Reiškia, vienetas bus padalintas iš 3/5 be minuso šiuo atveju. Taip galim nuimti minusą pagal šią taisyklę. Jeigu turim trupmeną, tai trupmena apsiverčia. Minusas apverčia trupmeną ir tada vėl keliam paprastai. Aišku, trupmeną keliant, skaitiklis ir vardiklis atskirai pasikelia tą laipsnį. Jeigu turim nulintojų, tai tada bus vienetas. Na ir tada turim taisyklės, savybės, pagal kurias galim atlikinėti veiksmus. Pavyzdžiui, turim daugybos savybę. Tai jeigu yra vienodi pagrindai ir sudauginam laipsnius, rodikliai susideda. Jeigu padalinam laipsnius vienodas pagrindais, rodikliai atsiema. Taip galim gauti ir neigiamus rodiklius. Ir tuomet galime susidauginti arba taip pat padalinti vienodais rodikliais laipsnius. Tai tuomet rodiklis išlieka tas pats, o laipsniai susidaugina arba pasidalina. Tai čia yra daugybos taisyklė, dalybos taisyklė galite matyti šitą trupmenoj. Būtent ir yra. Laipsnis padalintas iš laipsnio vienodas rodikliais, galima apskliausti ir sudėti viską vieną. Tai į abi pusės veikia. Ir tuomet reikia žinoti apie standartinę išraišką. Tai standartinė išraiška būtent yra tokio pavidalo. Reiškia, turim kažkokį skaičių, kuris yra nuo 1 iki 10. Vienetas įskaitoma, 10 neįskaitoma. Ir tada kart 10 pakelti kažkokį laipsnį. Tas laipsnis turi būti sveikasis. Tai čia vadinamas, laipsnis. Vadinamas laipsnis. Tai, pavyzdžiui, jeigu turėsime 1,5,0,0,0,0, kitaip tariant, 1,500,000. Tai šituo atveju mes norėsime užrašyti standartinę išraišką, tai žiūrėsim, kiek kartų kablelį keliam. Tai tas skaičius pasako, kiek keliam kablelį. Į dešinę arba į kairę pusę. Tai jeigu turim 10/6, reiškia keliam kablelį į dešinę pusę. 1,5/10/6 reiškia iš šitos vietos kablelį vis keliam dešinę pusę ir prirašinėjam nulius. Tai galima atvirkščiai žiūrėti tada, kiek mes turim nusimti nulių, tai tiek ir rašysim tą laipsnį. Tas pats yra atvirkščiai. Tai žodžiu, nesusimaišykit, jeigu yra minusinis laipsnis, reiškia, kad mes imam labai mažą skaičių. Jeigu yra teigiamas laipsnis, tai mes imam labai didelį skaičių. Ir aišku, taip pat galima atlikinėti veiksmus daugybos, dalybos ir panašiai, naudojantis tom pačiam taisyklėm. Procentai ir finansai. Tai reikia mokėti atlikti veiksmus su procentais. Kaip galima atlikinėti veiksmus su procentais? Yra keletas būdų. Turbūt žinot, su proporcijom viską galima atlikinėti. Reiškia, pasižymim, sako, kad vienas kažkas atitinka tiek procentų, kažkas atitinka tiek procentų,
kažkur pasirašom X ir tada pasirašom su dalyba ir suskaičiuojam. Šituo atveju aš to dabar neapžvelgsiu, tai žiūrėsim trumpesnių variantų ir kuris yra rekomenduojamas variantas būtent skaičiuoti visus procentus. Tai ką mes padarom, tiesiog visus procentus pasiverčiam į trupmeną. Tai kai pasiversi trupmeną, tai tiesiog persikeliam kablelį, padalinam į 100 arba padauginam į 100. Iš procentų pavirsi trupmeną, padalinam į 100, iš trupmenos į procentus padauginam į 100. Tai pavyzdžiui, jeigu turim 27 procentus ir sakom, kad skaičius yra padidintas 27 procentais, tai prie 100 procentų pridėsim 27 procentus, tai bus iš viso 127 procentai, pasiverčiam į trupmeną, reiškia 1,27. Ir viskas. Kai turim trupmeną, dabar visą laiką dauginsim. Labai paprasta. Visą laiką dauginam. Jeigu yra dalyba, tai reiškia tik tais, kad mes susipaprastinom ir jau taip išmąstėm, kad reikia daryti. Bet taip tai visą laiką daugybą. Tai turim 500, padidinam 27 procentais, reiškia padauginam iš 1,27 ir gaunam skaičių. Galbūt pasakyti, kad mes kažkokį skaičių padidinam 20 procentų, sumažinam po to 20 procentų, kokį gavom. Tai nepasakyti koks skaičius, tai pasižymim A. Ir vėl tas pats, daugybą. Jeigu padidinam 20 procentų, reiškia prie 100 procentų pridėti 20 procentų, iš viso yra 120 procentų. Pasiverčiam į trupmeną 1,2. Jeigu atimta 20 procentų, reiškia iš 100 procentų, atimta 20 procentų bus 80 procentų. Pasiverčiam į trupmeną 0,8. Ir viskas dabar reiškia, pasiėmėm skaičių, mes jį padauginam iš 1,2, tada padauginam iš 0,8. Ir gaunam, kad iš viso buvo padauginta iš 0,96. Kitaip tariant, 4 procentai sumažėjom. Vėlgi, pasiverčiam atgal į procentus, bus 96 procentai, iš 100 procentų reiškia atimta 4 procentai. Arba galim klausti, kas buvo padidinta, tai šituo atveju atsiranda dalyba, bet pačia pradžia mes vėl tas pas klausimas kyla, kai pasiversi trupmeną, tai mes turim 100 procentų, padidinti 20 bus 120 procentų, pasiverčiam į trupmeną 1,2 ir pasakyti, kad gauta 500, reiškia nežinom kiek buvo, tada padauginam iš 1,2 ir gaunam 500. Kitaip tariant, pradinis skaičius gaunamas 500 padalinant iš 1,2. 416 ar 6 periodai. Tai toksai vienas būdas yra būtent kaip spręsti su procentais. Kad nesimaišyti dar daugybos dalybos, aš tiesiog rekomenduoju visą laiką daryti daugybą ir pasidaryti tokias kaip lygtis minė. Ir kur tai reikėtų mokėti dar naudoti apart didinimo mažinimo, reikėtų žinoti su sudėtiniam palūkanom. Tai galim turėti paprastasias palūkanas ir sudėtinės. Tai S0 bus pradinė suma, kurią turim, pamažoji bus palūkanų norma. Palūkanų norma tai yra procentai, kiek didėja arba mažėja mūsų skaičiai. Ir tada turim palūkanas, taip pat didžioji raidė, ir suma po kažkiek metų S didžioji raidė. Tai taip. Tai jeigu turim sumą, tarkime 50, tai jeigu norim paskaičiuoti kokios yra palūkanos, tai paskaičiuojam būtent palūkanų normų procentus šitos nuo pradinės sumos. Reiškia 50 padauginam iš 0,05 ir gaunam palūkanas. Jeigu norim paskaičiuoti sumą, tai sudedam, reiškia. Prie pradinės sumos pridedam palūkanas ir gaunam galutinę sumą. Taip pat reikėtų žinoti truputį finansinio raštingumo, tai apie investavimus. Tai pavyzdžiui, jeigu turim palūkanas, aišku, 5 procentų tokių mažai, kur gaustumėt, abejoju, kad būtų. Tai paprastai būna kokie 2 procentai, 1 procentas. Jeigu turit, pavyzdžiui, taupomoją sąskaitą, tai irgi taupomoją sąskaitą banke. Už tai, kad laikot pinigus, duoda bankas pinigų, nes jais bankas naudos. Arba jeigu met paskolą, tada patys turit primokėti papildomai pinigų. Tada bus paprastos palūkanos. Nelygybės.
turim tiesinės nelygybės. Su tiesiniam nelygybėm iš esmės tos pačios taisyklės kaip su tiesiniam lygtim. Reiškia, keliam į kairę pusę su x-ais, į dešinę pusę be x-ų, skaičius paprastus. Keldami tai mes pridedam arba atimam tiesiog iš abiejų pusių. Tai šituo atveju minus 3x, čia perkeliam į kairę pusę 2x, pavirsta minus 2x, minus 5x, daugiau už čia ketvirtas ir mes atimam perkelę trejetą, gausis 2. Dabar kuo skiriasi nuo paprastų lygčių tuo, kad mes turim dalybas ir daugybas iš neigiamų skaičių taisyklę. Tai jeigu padalim ar padalinam iš neigiamo apie pusės, tuomet pasikeis ženklas. Tai gausis, jeigu čia buvo daugiau, čia pavirsta mažiau. Tuomet reikia mokėti pavaizduoti sprendinius skaičių tiesiai. Tai turim rodiklę, pasižymėm x-iuką. Jeigu įskaitom, tai tuščia viduris, neįskaitom pilno viduris. Jeigu įskaitom pilno viduris, neįskaitom tuščia viduris. Tai šituo atveju mes sakom, kad yra griežtai mažiau, vadinasi, neįskaitom už minus 2/5 ir brūkšniuojam, kadangi mažiau į kairę pusę. Taip pat reikia mokėti intervalu atvaizduoti. Tai dažniausiai taip ir rašoma atsakymą. X priklauso tam tikram intervalui. Tas intervalas būtų šituo atveju nuo minus begalybės iki minus 2/5 neįskaitomai, todėl paprastas skliaustas. Griežtai daugiau arba mažiau reiškia negali būti lygu. Tuščia viduris, paprastas skliaustai, neimtinai. Jeigu turim negriežtai, tai daugiau arba lygu, mažiau arba lygu, pilno viduris taškas, laužtiniai skliaustai, uždaras intervalas. Imtinai. Tai pavyzdžiui, jeigu turėsim intervalą nuo 3 iki 4, tai 3 čia imtinai, 4 neimtinai. 3 priklauso intervalų, 4 nepriklauso. Bet jau 3,999 taip toliau priklausys. Lygiai 4 tik nepriklauso. Nelygybių sistemos. Reikia mokėti spręsti tiesinės nelygybės sistemas. Tai idėja vėlgi ta pati kaip su paprastom nelygybėm. Tiesiog išsprendžiat vieną nelygybę viršui, kitą nelygybę apačioj. Tai šituo atveju ir gausim, kad x yra mažiau už 3, x daugiau arba lygu minus 7. Ir dabar reikėtų viename intervale, vienoje skaičių tiesioje pavaizduoti šitos intervalus. Tai turėsime, kad vėlgi taip pat rodiklė, x-iukas, minus 7 imtinai, 3 neimtinai. Tai nuo trejeto į kairę pusę, nes mažiau už 3, nuo minus 7 į dešinę pusę, nes daugiau už minus 7. Ir dabar, kadangi yra sistema, mes žiūrim, kur susikerta. Sistema reiškia, kad abu du galioja, ir vienas, ir kitas. Tai galios ten, kur susikerta, nuo minus 7 iki 3. Ir galim parašyti vėlgi intervalu. Arba taip pat galėtume parašyti su nelygybė. Nuo minus 7, tada mažiau arba lygu x mažiau 3. Ir taip pat reikia mokėti išrašyti natūraliuosius arba sveikuosius skaičius, kurie yra tame intervale. Tai natūraliai skaičių šituo atveju bus tik 1 ir 2. 0 nėra natūralusis. Trejetas neįskaitomas, nes nelygu trejetui. Ir tuomet turim sveikuosius skaičius, tai visus vėlgi išvardinam, trejeto neįskaitom, minus 7 įskaitom. Galėtų būti, kad intervalai nesikerta, praeina, prasilenkia per vienas per kitą. Tai tada nebus sprendinių. Sakysim, x priklauso tuščiai aibei. Rutuliukas nubrauktas. Dvigubosios nelygybės. Galime turėti va tokiu pavidalo nelygybę, iš abiejų pusių ženkliukai. Tuomet turim du būdus, kaip spręsti. Vienas būdas yra paimti ir vėlgi atlikinėti veiksmus iš karto visose trijose dalyse. Taip pat kaip su paprastom lygtim, paprastom nelygybėm. Tai šituo atveju mes norim supaprastinti vidurinį veiksmą. Viduryje, kad dingtų visi skaičiai, liktų tik x. Tai atsikratom dvejeto, iš visur atimam dvejetą. Atsikratom minus 3, viską padalinam iš minus 3. Vėlgi priminimas, dalinam iš neigiamo skaičiaus, ženklai apsisuka. Bam, apsisuko. Aišku, tokia forma nelabai yra standartinė, tai mes vėlgi iš naujo apsukam viską. Gaunam nuo 0 iki 7/3.
0 neįskaitytai, 7/3 įskaitytai, galima piešti skaičių tiesėje, galima pavaizduoti, užrašyti intervalu. Antras būdas – paimti ir išsiskaldyti į dvi atskiras nelygybės. Pasidaryti sistemą, o sistemą mes jau žinom, kaip spręsti. Gaunam atsakymą. Nors šitas būdas atrodo turbūt paprastesnis antras, bet turėkite omeny, kad antras žingsnis reiškia, kad mes turim atskirai išspręsti vieną ir atskirai išspręsti kitą. Tai dvigubai daugiau sprendimų. O čia mes jau iš karto vienu veiksmu sprendžiam dviejų nelygybių veiksmus. Tai rekomenduočiau pirmą būdą. Atvirkštinis proporcingumas. Tai čia dabar jau mes einam link funkcijų. Atvirkštinis proporcingumas, tai turim du kažkokius kintamuosius, x, y. Tai kintamasis, kažkoks skaičius, iš to atveju raidė, į kurią mes galim įsistatyti kažkokias reikšmes. Tai kintamasis gali įgyti kažkokias reikšmes, kažkokius skaičius. Tai turim nepriklausomą kintamą ir priklausomą kintamą. Nepriklausomas kintamasis, paprastai tariant, yra tas, kuriam mes pasirenkam reikšmes. Sakom, kad jis kinta ir tada žiūrim, kaip elgiasi y. Tai y bus priklausomas kintamasis, jis priklauso nuo x. Pavyzdžiui, plotis ir plotas. Tai jeigu turim, tarkime, x yra plotis mūsų, nepriklausomas kintamasis yra 1, tarkime, centimetras, ir mes žinom, kad ir skaičiuojam, tarkime, kvadrato plotą, tai mes tada pritaiksim tam tikrą taisyklę ir gausim atsakymą kitą dalyką. Taip. Tai čia bendrai yra priklausomybė. Dabar kas yra atvirkštinis proporcingumas, tai kai mes vieną kintamai, nepriklausomas kintamasis didėja, priklausomas kintamasis mažėja. Jeigu tiksliau, tai sudauginus x ir y visą laiką turim gauti tą patį skaičių. Pavyzdžiui, čia 1 kart 18 yra 18, 2 kart 9 18, 3 kart 6 18, 4 kart 4,5 yra 18, visi tą pačią reikšmę turim. Ir jeigu paimsim ir atvaizduosim grafike, sudėsim taškus, tai sudėję taškus ant skaičių plokštumos, mes gausime hiperbolę. Taip. Geometrija. Iš geometrijos reikėtų žinoti koordinačių sistemas. Tai koordinačių sistemoje turėtume mokėti atvaizduoti tam tikras figūras. Dabar skaičiukai išdėdu tam tikram taškui reikš koordinatas dvi. Bus abscisė ir ordinatė. Abscisė y, ordinatė abscisė x, ordinatė y. Ir jeigu mes norim kažkur tai pastumti figūrą, tai mes iš visų taškų atimam tą patį dalyką. Tai pavyzdžiui, iš x visur atimam 2, iš y visur atimam 4 ir ta figūra mūsų pasislenka žemyn ir į kairę. Braižymas. Reikėtų mokėti su skriestuvu ir su liniuote be padalų brėžti. Tai padalinti per pusę tam tikrą atkarpą, nubrėžti statmenį atkarpai, padalinti kampą per pusę. Tuomet turime taip pat atstumus. Dabar, jeigu norim pasakyti atstumą tarp dviejų taškų, tai tiesiog nubrėžiam tiesią liniją. Jeigu norim pasakyti atstumą nuo taško iki tiesės, tai brėžiam statmenį. Jeigu norim nustatyti atstumą tarp dviejų lygių greičių tiesių, tai vėlgi brėžiam statmenį abiem tiesiam ir matuojam jos ilgį, tos atkarpos. Taip pat turim pusiaukraštinę. Pusiaukraštinė tai atkarpa einanti iš trikampio viršūnės į priešais esančią kraštinę ir tą kraštinę dalinti pusiau. Tuo tarpu pusiaukampinė bus atkarpa einanti iš viršūnės į priešais esančią kraštinę, kuri dalyje
kampo pusiau. Ir tuomet turime aukštinę. Tai aukštinė bus vėlgi taip pat atkarpa iš viršūnės į priešais esančią kraštinę, tik dabar jau sudarys statų kampą su ta kraštinė. Ir tuomet turim keletą figūrų, pavyzdžiui, trapecija. Taip, trapecijoje keturkampės figūros. Tai trapecija būtų keturkampė figūra. Keturkampės, kurio dvi kraštinės yra lygiagrečios, tai jas vadinsim pagrindais. Čia viršuje ir apačioj, dažniausiai taip ir būna. Ir tada turim dvi šonės kraštinės, kairiai ir dešiniai. Ir turim aukštinę. Tai aukštinę vėlgi brėšime tarp pagrindų. Lygiagretainis šituo atveju turės dvi aukštinės. Lygiagretainio priešingos kraštinės lygiagrečios. Tai vėlgi tarp lygiagrečių kraštinių mes galim brėžti atkarpą, kuri bus statmena abiem kraštiniam. Tai bus dvi aukštinės. Dabar bendrai, kalbant apie geometriją, būtent kalbant apie geometrijos teiginius, galima praktikuotis teoriją ir įrodymus. Kaip formuluoti įrodymus, kaip pagrįsti teiginius. Tai turime sąvoką, turime apibrėžtis arba apibrėžimus. Tai apibrėžimas šitą atveju būtų tam tikras paaiškinimas teiginiui, sąvokai tam tikrai suteikimas prasmės. Tai pavyzdžiui turime atkarpą, atkarpa būtų tiesė apribota taškų, tarkime. Tai apibrėžimas šitą atveju galiotų į abi pusės, tai reiškia, jeigu turim žodį atkarpa, tai kalbam apie tiesę apribotą taškų. Jeigu yra kalbam apie tiesę apribotą taškų, tai reiškia ir tas pats, kas atkarpa. Tuomet turim teoremas arba teiginius, jeigu paprasčiau tariant. Teiginiai, kurie turi įrodymą pagrindimą. Tai pavyzdžiui, apskritimo liestinė sudaro statų kampą su spinduliu. Turim tokią teoremą, ji turi įrodymą, jo nenagrinėsim, bet teisingas teiginys. Tai pasakom kažką tai apie apibrėžimus. Mes turim apskritimą, žinom, kas yra apskritimas, kas yra liestinė, kas yra status kampas, kas yra spindulys, viskas sudedam į vieną ir mes gaunam tam tikrą teiginį. Ir tuomet turim hipotezę ir išvadą, tai čia daugiau eksperimentinis būdas nustatyti, bet irgi galima sutapatinti su šitomis sąvokomis. Tai galime įsivaizduoti visą matematiką kaip va tokią kaladėlių statymą. Turim tam tikras aksiomas pagrinde. Aksiomas tai paprasti teiginiai, labai paprasti teiginiai, kurių neįrodinėjam. Tai sakom, kad jie yra teisingi, be įrodymų. Reikia tokių turėti kitaip, kaip sakant, kur pradėsim visą mąstymą ir filosofavimą, jeigu neturim pradžios. Tai reikia turėti kažkokią pradžią, tai jei mes pagrindimo nedarysim. Ir tada ant tų aksiomų mes galim statyti kitus blokelius, tai čia ir bus teoremas. Turim, tarkime, aksiomą, kad mes galim nubrėžti tarp dviejų taškų atkarpą. Ir tada mes sakysim, turim aksiomą, kad galim nubrėžti apskritimą ir jis turės spindulį. Ir tada sakysim, paimam ir nubrėžiam. Ir tada galėsim kažką apie tai pasakyti. Galėsim pasakyti, kad čia yra status kampas. Ir tuomet galim kažkokį spėjimą padaryti. Tai blokelis aukščiau kažkur tai. Sakyti, ar mes čia dabar galėtumėm, tarkime, paskaičiuoti plotą lygiagretainio sudauginant kraštinės. Turim spėjimą. Ir tada bandom kažkaip pagrįsti, tai bandom surasti vėlgi įrodymą, pagrindimą, remiantis kitomis teoremomis, kitomis teiginiais. Ir jeigu randam sprendimą, tai padarom išvadą, kad tai yra teisingas teiginys, nerandam sprendimo, tai nežinom, ar jis teisingas ar neteisingas, nieko negalim pasakyti. Tai nereiškia, kad jis neteisingas. Mes nieko negalim pasakyti apie teiginį, jeigu neturim jo pagrindimo. Ir čia tada keliauja apibrėžimai iš tas teoremas. Kaip sakiau, teoremas sujungia apibrėžimus, kažką pasako apie juos. Vėlgi turim kažkokiais neapibrėžtais terminais remtis. Tai pavyzdžiui, kad turim tiesę,
tašką arba plokštumą kažkokią, tai jeigu kas nors paklaus, kas yra tiesė, tai neturėsim paaiškinimo, nes tai yra tiesiog neapibrėžtas terminas, kuriam neturim turėti paaiškinimo, kitaip negalėsim nieko pasakyti. Ir tuomet reikėtų mokėti atskirti atvirkštinius teiginius, suformuoti atvirkštinius teiginius ir atskirti, kada atvirkštinis teiginys yra teisingas ir neteisingas. Kai turim sąlygą ir tam tikrą išvadą. Sąlyginis sakinys galim vadinti. Pavyzdžiui, jeigu stačiakampis turi lygias kraštines, tai jis yra kvadratas. Turim kažkokią sąlygą ir išvadą. Galim turėti atvirkštinį teiginį, jeigu stačiakampis yra kvadratas, jis turi lygias kraštines. Tai atvirkštinis teiginys ir jis taip pat yra teisingas. Dabar, jeigu mes pasimsime šitą teiginį, jeigu keturkampis yra kvadratas, tai jis yra stačiakampis. Čia bus teisingai, bet jeigu atvirkštinį teiginį imsim, jei keturkampis yra stačiakampis, tai jis yra kvadratas, čia jau nebus teisinga. Nebūtinai taip yra. Tai šituo atveju labai dažnai daroma būtent tokia irgi loginė klaida būna, kad jeigu apsukam į kitą pusę rodiklę, sakom, jei tai į priešingą pusę, atrodo, kad irgi taip pat galiotų, bet ne visada taip yra. Lygiagrečios tiesės ir kampai. Taigi, turime lygiagrečias tiesės, dvi kažkokios tai, ir tuomet turim kitą tiesę, kuri kerta tas dvi lygiagrečias tiesės, ją vadinam kirstinę. Tai reikia žinoti susidarančius kampus. Tai vienašalius, priešinius ir atitinkamuosius. Vienašaliai, kurie yra toj pačioj pusėje nuo kirstinės, priešiniai yra priešingose pusėse nuo kirstinės, atitinkamieji, tai panašiai tokia pačioj vietoje prie vienos lygiagretės arba kitos lygiagretės. Tai atitinkamieji lygus, priešiniai lygus, vienašalių kampų suma 180 laipsnių. Dabar, kaip atsiminti, tai mano rekomendacija yra tiesiog žiūrėti, ar panašiai atrodo kampai, ar jie yra vienas bukas, kitas smailus. Jeigu vienas bukas, kitas smailus, tai greičiausiai suma 180. Jeigu abudu smailas arba abudu buki, tai greičiausiai jie lygus. Dabar, kaip veikia uždaviniuose, tai reikia mokėti naudoti kaip požymius ir reikia mokėti naudoti kaip savybės. Dabar, kuo tai skiriasi? Tai turim pirmiausia apibrėžimą. Lygiagrečios tiesės, tos, kurios nesikerta. Pagal apibrėžimą mes labai kažko negalim pasakyti, nes kaip dabar nustatyti, ar jos kertasi ar nesikerta. Jeigu jos yra lygiagrečios, ką mes tada galim daryti su jomis? Tai apibrėžimas šituo atveju mums nelabai kažko padeda. Tam į pagalbą ateina požymiai ir savybės. Požymiai šituo atveju padeda nustatyti, ar yra lygiagrečios tiesės. Tai pagal apibrėžimą mes į abi pusės galim sakyti, jeigu tiesės lygiagrečios, jos nesikerta, jeigu tiesės nesikerta, jos yra lygiagrečios. Apie požymius šnekant, mes dažniausiai kalbam į vieną pusę. Tai reiškia, jeigu kirstinė sudaro atitinkamuosius kampus, arba vienašalis ar priešinius, tuomet tiesės yra lygiagrečios. Kitaip tariant, tai yra dar vienas būdas nustatyti lygiagretumą, bet nebūtinai jis veikia į priešingą pusę. Tai va, apibrėžimas į abi pusės veikia, požymis nebūtinai. Požymis gali į vieną pusę veikti. Ir tuomet jau, kai žinom, kad tiesės yra lygiagrečios, mes galim daugiau kažką pasakyti. Tai tas daugiau pasakymas ir yra savybės. Šituo atveju savybės ir požymiai sutampa. Tai gaunasi, jeigu mes žinom, kad yra atitinkamieji kampai susidarę, kitaip tariant, turim du kampus, vieną prie vienos lygiagrečiosios, kitą prie kitos lygiagretės, ir tuomet pamatavę mes gaunam jos vienodus, tai žinom, kad jas yra lygiagrečios. Ir tuomet, kadangi jos yra lygiagrečios, mes turėsim ir visas kitas savybės. Tai mes taip pat žinosim, kad susidarys vienašaliai kampai, taip pat susidarys priešiniai kampai. Ir priešiniai kampai bus lygus, vienašalių suma bus 180. Tai šitą mes irgi galėsim pasakyti. Tai žodžiu, dalykai galioja į dvi pusės. Šituo atveju. Tai va, kaip pavyzdys, turim trapeciją. Pasakyti, kad yra trapecija. Kitaip tariant, žinom, kad priešingos kraštinės yra lygiagrečios. A ir B. Dvi kraštinės. Pagrindai, būtent.
Na ir kadangi yra lygiagrečias, pagal apibrėžimą, mes galim dabar pasakyti, kad yra lygiagrečias, vadinasi, mes galim panaudoti savybės. Ir mes žinom savybę, kad vienašalių kampų suma yra 180 laipsnių. Tai ir parašom, kad mūsų tada x bus iš 180 atimti 50 laipsnių. Gausim 130 laipsnių ir paaiškinam, pagrindžiam, nes yra vienašaliai kampai. Tokia yra savybė lygiagrečių tiesių. Kitas pavyzdys, reikia įrodyti, kad čia yra trapecija. Tai dabar bus atvirkščiai. Mes turim pagrįsti, kad A ir B yra lygiagrečios. Tai imsim požymius. Bet čia požymiai sutampa, mes tiesiog paimam ir sudedam šitos kampus. Ir sakom, turim sumą 180 laipsnių. Kadangi šitie vidiniai kampai susideda iki 180 laipsnių, reiškia, kad jie yra vienašaliai, mes turim lygiagrečias tiesas. O jeigu dvi priešingos kraštinės yra lygiagrečios, tai pagal apibrėžimą yra trapecija. Vėlgi pagrindėm ir gavom atsakymą. Tai įrodymai veikia pirmiausia patikrinant, o uždaviny, kai jau pasakyta, kad yra lygiagretus, mes tada galim iš karto taikyti. Keturkampiai. Reikia žinoti šitos keturkampius. Kvadratas, stačiakampis, lygiagretainis, rombas, trapecija. Kvadratas tai keturkampis, kurio visi kampai lygus, visos kraštinės vienodo ilgio. Tai visi kampai reiškia yra 90 laipsnių ir visos kraštinės lygios. Stačiakampio priešingos kraštinės lygios ir visi kampai statūs. Lygiagretainio priešingos kraštinės lygiagrečios. Rombo priešingos kraštinės, visos kraštinės yra lygios. Trapecijos dvi kraštinės yra lygiagrečios. Dabar pagal šitos apibrėžimus mes galime matyti, kad kai kurie atsikartoja dalykai. Pavyzdžiui, kvadrato visos kraštinės lygios, rombo irgi visos kraštinės lygios. Tai šiuo atveju reikėtų tada irgi suprasti klasifikaciją, kaip persipina šitie apibrėžimai. Tai kadangi trapecija turi dvi lygiagrečias kraštinės, tai iš esmės visos šitas figūros turi kažkokias dvi lygiagrečias kraštinės. Todėl mes visas šitas figūras galim vadinti trapecijom. Jeigu kalbam apie lygiagretainį, tai jau jo priešingos visos kraštinės turi būti lygiagrečios, tai trapecijos šoninės kraštinės gali būti nelygiagrečios. Todėl trapecija nebūtinai yra lygiagretainis. Ir tuomet turim rombą, tai rombo irgi priešingos kraštinės lygiagrečios, stačiakampio irgi priešingos kraštinės lygiagrečios, kvadrato irgi priešingos kraštinės lygiagrečios. Rombo taip pat yra pasakyta, kad vienodo ilgio visos kraštinės, kvadrato irgi vienodo ilgio visos kraštinės. Stačiakampio nebūtinai visos kraštinės vienodo ilgio, bet pasakyti, kad priešingos kraštinės vienodo ilgio. O kvadrato irgi priešingos kraštinės vienodo ilgio. Tai tokia klasifikacija veikia, nesusimaišykit su šitom sąvokom. Ploto skaičiavimas. Rombo plotą galim paskaičiuoti dviem būdais. Vienas būdas yra skaičiuoti su įstrižainėm, tai su įstrižainėm turėsim dvi įstrižainės, jas sudauginam ir padalinam iš dviejų. Kodėl tai veikia? Galime įsivaizduoti, kad mes sudauginę įstrižainės, mes žinom, kad jos sudaro statų kampą ir kadangi sudaro statų kampą įstrižainės rombe, mes jas sudauginę gaunam stačiakampį plotą. Ir tuomet taip nugnybėm tos visus kampus, tai reiškia per pusę padalinam kiekvieną gabaliuką, kitaip tariant visą plotą per pusę padalinam. Tai ir gausis. Sudauginam įstrižainės, padalinam iš dviejų. Lygiagretainio plotas skaičiuojamas pagrindą padauginus aukštinės. Vėlgi galime įsivaizduoti tokį stačiakampį, koks susidaro. Čia, kadangi vienodo ilgio yra priešingos kraštinės, tai mes galim įsivaizduoti, kad va šitą kraštinę pasiemam ir padauginam iš šitos aukštinės. Gaunam šitą stačiakampį ir vėlgi šitas gabaliukas tarsi nugnyptas ir mes jį galim perkelti į kitą pusę. Tai kadangi rombas yra lygiagretainis, mes jam irgi galim taikyti šitas taisyklę. Nusibrėžti galėtumėm čia statmenį ir paskaičiuoti.
pagrindas kart statmuo aukštinė. Tuomet turim trapeciją. Trapecijos plotui skaičiuoti turim šitą formulę. A plus B padalinta iš 2 kart H. A plus B padalinta iš 2 būtų vidurinės linijos ilgis. Vidurinė linija būtų va šita per centrą einanti, kuri dalyja pusiau šoninės kraštinės. Vieną šoninę kraštinę per pusę, kitą šoninę kraštinę per pusę ir sujungiam tos taškus, tos vidurio taškus. Ir A ir B bus pagrindai, tai tarp jų čia būtų tiesiog vidurkis pagrindų ilgių. Tai ir būtų per centrą einantis. Ir padaginam iš aukštinės H, gaunam vėlgi stačiakampį, kur galim vėlgi įsivaizduoti, kad mes tos gabaliukus tiesiog nukerpam ir nukeliam kitą vietą. Šitos du trikampiukus. Taip. Aišku, kvadrato plotas tai yra tiesiog kraštinė kvadratu, stačiakampių plotas sudaugintas ilgis kart plotas. Ir čia keletas pavyzdžių, kaip mes galim būtent panaudoti skirtingos apibrėžimus ploto. Tai skirtingus būdus skaičiuoti plotą. Tai pavyzdžiui, jeigu turim lygiagretainį čionais, mes tarkime turime, kad viena aukštinė yra 2, kita aukštinė nubrėžta va iš šito yra 4, čia pagrindas yra 5 ir reikia rasti šitą pagrindą. Tai mes žinom, kad lygiagretainio plotas skaičiuojamas pagrindas kart aukštinė nubrėžta į tą pagrindą. Tai galėtumėm plotą skaičiuoti pasiėmę x ir padauginę iš 4. Bet mes taip pat galim ir pasimti kitą pagrindą su kita aukštinė. Būtų plotas 5 kart 2. 10. Vadinasi, x kart 4 yra tas pats, kas 10. Vadinasi, x yra 2,5. Ir tą patį panašiai galim taikyti rombui. Rombui mes turim dar vieną papildomą formulę, kur sudauginam įstrižainės ir padalinam iš 2. Nes įstrižainė sudaro statų kampą. Tai šituo atveju, tarkime, pasakyta, kad viena įstrižainė 5, kita įstrižainė 3, aukštinė pasakyti yra 8, reikia rasti kraštinės ilgį. Primenu, rombo visos kraštinės lygios. Tai vėlgi, galim vieną formulę naudojantis apskaičiuoti plotą, sudauginam įstrižainės, padalinam iš 2, 7,5. Galim kitą formulę naudoti lygiagretainę. Tai sudauginam pagrindą x kart aukštinę. Aukštinė būtų h, šituo atveju 8 ir padalinam iš 2. Atsiprašau, čia klaida. Neturim dalinti iš 2, tiesiog pagrindas kart aukštinė. Pagrindas kart aukštinė. Tai šituo atveju bus 8x. 8x. Na va, ir dabar turėsime 8x yra 7,5. Tai taip tariant, x bus, dvigubai daugiau negu šitas dalykas. Tai kiek čia? 3,3 3,75. Na va. Tai va, taip naudojant keletą skirtingų formulių, mes galim sulyginti ir išspręsti lygtį, susirandant kažką tai apie kraštines, kur net ploto niekas nemini uždavinyje. Tas pats ir su trikampiais panašiai. Kadangi trikampio plotą vėlgi galima apskaičiuoti dviem būdais. Trapecijos. Dabar trapecijom dar taip pat turim keletą rūšių. Viena rūšis yra lygiašonė trapecija. Tai lygiašonė trapecija ta, kurios šonės kraštinės lygios. Ir tuomet, kaip savybė lygiašonės trapecijos, čia buvo apibrėžimas, kad šonės kraštinės lygios, savybė būtų, kurią galim taikyti, jeigu žinom, kad trapecija yra lygiašonė, tai, kad jos kampai prie pagrindų yra lygus. Šitie du kampai lygus ir šitie du kampai lygus viršuje. Bet taip pat galioja tai kaip ir požymis. Reiškia, jeigu kampai prie pagrindų yra lygus, tai trapecija yra lygiašonė. Tai vėlgi galioja abi pusės.
Arba turim stačią trapeciją, tai stačioji trapecija turi turėti statų kampą. Aišku, jeigu turės vieną statų kampą, turės ir kitą statų kampą. Tai stačioji trapecija turi 2 stačius kampus. Ir taip pat kitos savybės, kurių pilnai neaptarinėjau, tai su lygiagretainiu mes turim, kad jeigu turėsim įstrižainės, tai jos susikirs tam tikram taške ir tuomet tas taškas dalysis strižainės pusiau. Štai strižainė per pusę padalinė, štai strižainė per pusę padalinė. Bet jos nebūtinai vienodo ilgio. Tie gabaliukai vienodo ilgio bus tada, kai turėsim stačiakampį. Stačiakampio įstrižainės dalyja viena kitą pusiau ir jos yra vienodo ilgio. Todėl ir pasidalins per pusę į vienodus gabaliukus. Ir tuomet turim lygiagretainę. Lygiagretainė, kaip minėjau, įstrižainė susikirta stačiu kampu. Pagal apibrėžimą kraštinės visos lygios. Bet mes taip pat dar turim, kad įstrižainės, kur išeina, taip pat įstrižainės dalyja kampus pusiau. Tai čia padalins per pusę, čia padalins per pusę ir panašiai. Tai va, reikia žinoti šitas figūras, jų plotų apskaičiavimas, savybės, požymius ir savybės. Dažniausiai jos tampa. Keturkampiai viskas, dabar kalbame apie trikampius. Vėlgi turim klasifikaciją. Šituo atveju galim klasifikuoti pagal kraštines arba pagal kampus. Tai pagal kraštines turėsime lygiašonę, lygiakraštį, įvairiakraštį. Lygiašonę 2 kraštinės lygios, lygiakraštį 3 kraštinės lygios, įvairiakraščio visos skirtingos. Pagal kampus turėsime smailų į trikampį, visi kampai smailus, statų į trikampį, vienas kampas status, buką į trikampį, vienas kampas bukas. Taigi, irgi, lygiakraštis trikampis yra lygiašonis, nes jo lygiakraščio mes turim bent 2 kraštinės lygias. Tai atitinka apibrėžimą. Tai vėlgi galim visas savybės, kurias turim lygiašonį trikampį taikyti ir lygiakraščiui. Tai dabar plotui, kaip minėjau, turim irgi 2 taisyklės, kaip galim skaičiuoti plotą. Viena taisyklė yra stačiam trikampiui tiktais, tai pasiemam ir sudauginam aukštines. Ir padalinam iš 2. Tai jeigu sudauginam statinius, tiksliau. Jeigu sudauginam statinius, mes gausim tokio stačiakampio, kaip oranžiniai čia pažymėtam plotą. Tai tas stačiakampis yra dvigubai didesnis negu kad šitas trikampis. Čia būtų per pusę nukirpta. Tai ir bus padalinta iš 2. A kart B padalinta iš 2. Bet jeigu turim nestatų į trikampį arba bendrai tiesiog bet kokį trikampį, tai mes paimtumėm ir padaugintumėm aukštinę iš pagrindo ir padalintumėm iš 2. Vėl tas pats. Galime įsivaizduoti, kad sudauginę iš tos gaunam stačiakampį ir tada nukirpam jį tik tais dabar 2 vietose per pusę. Čia nukirpam per pusę ir čia nukirpam per pusę. Tai vėlgi padalinam iš 2. Ir taip, ir tuomet mes galėtume pagrįsti net tokius dalykus, kaip va šitą figūrą. Turim juodą plotą ir baltą plotą. Tai jeigu viską sudėtumėm, būtų lygus plotai. Kitaip tariant, nelabai yra svarbu, nes mes vis tiek turėtumėm, kad mes sudedam visus pagrindus ir padauginam iš aukštinės. O jeigu pasimtumėm juodus trikampius, jų pagrindų suma būtų vėl ta pati. Čia mes kalbam apie lygiagretainį. Tai vėlgi, aukštinė sutampa ir visas pagrindas sutampa. Viskas susumavus. Todėl susumavus mes belia kaip čia galim nupiešti, visą laiką suma visų tų trikampių bus vienoda. Ir vėlgi galim taikyti uždaviniams. Tai vėlgi su plotu mes galime apskaičiuoti taip aukštinės, statinius. Net jeigu uždavinėje nepasakyta, kad reikia skaičiuoti plotą. Bet, tarkime, reikia rasti aukštinę. Jeigu mes turime čia 3, čia 4, aišku, čia reikėtų 5, galėtumėm paskaičiuoti pagal 8 klasės kursą, pagal Pitagoro teoremą. Ir tuomet mes galim rasti aukštinę. Tai vėlgi, vienas būdas paskaičiuoti plotą būtų sudauginant statinius. 3 × 4 ir padalinam iš 2, 6. Kitas būdas paskaičiuoti plotą būtų paimti pagrindą 5 ir padauginti iš aukštinės x ir padalinti iš 2.
Ir šitos du būdus paskaičiuoti plotą mes sulyginam, nes čia yra tas pats trikampis, tas pats plotas. Ir galim suskaičiuoti, kas tas x. 12 penktųjų. Tai va. Aišku, taip pat galioja ir bukajam trikampiui. Mes irgi taip pat galėtume pasimti pagrindą, tai tuomet aukštinę brėžtume mes į tęsinį. Tai čia būtų punktyras va toksai čionais. Eitų va šitaip va. Bum, bum, bum. Ir čia būtų tiesinys. Čia būtų status kampas. Tai va taip būtų status kampas. Ir vėlgi mes galėtume paimti šitą, paskaičiuoti ilgį ir padaugint iš va šitą ilgį, padalinti iš 2. Nors ir jie net nesusikerta čionais, bet mes imam kaip tęsinį. Ir vis tiek gautumėm va šito trikampio plotą. Tiek apie trikampius erdvinės figūros. Reikia žinoti, kas yra stačioji prizmė, taisyklingoji prizmė ir panašiai. Tai prizmė būtų erdvinė figūra, kurią galima įsivaizduoti tiesiog, kad pasiemam tam tikrą pagrindą, kažkokį trikampį, keturkampį, nesvarbu, ir mes tada tarsi ištempiam žemyn. Tai šituo atveju turėsime stačią prizmę, nes jos šoninė siena yra stačiakampis. Tai šoninė siena, čia turėsim aukštinę, turėsim pagrindus, tai reikia žinoti šitas detalės. Jeigu turėsim taisyklingąją prizmę, tai turėsim, kad jos pagrindas yra taisyklingasis daugiakampis ir jie taip pat turėtų būti stačioji prizmė, tai šoninės sienos irgi stačiakampiai. Kas yra taisyklingasis daugiakampis? Tai daugiakampis, kurio visi kampai lygus ir visos kraštinės lygios. Pavyzdžiui, trikampis. Taisyklingasis trikampis būtų lygiakraštis trikampis. Taisyklingasis keturkampis būtų kvadratas. Taisyklingasis penkiakampis neturi savo pavadinimo, tiesiog būtų penkiakampis su visom kraštiniam lygiam ir visais kampais lygiais. Ir panašiai. Ir tuomet turime piramidę. Tai pavyzdžiui, taisyklingoji piramidė, vėlgi tas pats pagrindas būtų taisyklingasis daugiakampis. Ir dar turime, kad aukštinė eina į centrą. Tai aukštinė pagrindo centre čia prasideda ir sudaro kadangi aukštinė, tai sudaro statų kampą su to pagrindu. Ir taip, čia šituo atveju keturkampė piramidė. Jeigu būtų trikampė piramidė, tai vėlgi taip pat, jeigu taisyklingoji, tai turi aukštinė eiti čionais į centrą ir pagrindas būtų lygiakraštis trikampis, taisyklingasis trikampis. Šituo atveju turim savoką dar apotemą, tai apotema būtų šoninės sienos aukštinė. O taip nupiešta. Ir taip pat turim ritinį ir kūgį. Vėlgi, ritinys turi aukštinę, kuri taip pat sudaro statų kampą su pagrindais. Ir turim kūgį, kuris irgi turi aukštinę į centrą einančią. Apačioje pagrindas irgi yra apskritimas, skritulys. Ir turim sudaromąją, tai bet kokią atkarpą einančią nuo viršūnės šitos iki pagrindo. Tai va, ir taip pat tada šitam figūram reikia žinoti, kaip skaičiuoti tūrius ir paviršiaus plotus. Taip, tai prizmės tūris būtų tiesiog pagrindo plotas kartu aukštinė. Tai jeigu žinom, kaip paskaičiuoti pagrindo plotą, dar turim aukštinę, sudauginam ir tiek. Pavyzdžiui, duotas, kad trikampės prizmės pagrindo plotas yra 25, aukštinė 3, sudauginam, gaunam visos prizmės tūrį. Taip pat ir su ritiniu, labai panašiai. Ritinys labai panašus į prizmę, tiesiog galim įsivaizduoti, kad vietoj, kad turi labai daug kampų. Tai ne visiškai tiesa, turėsim skritulį, bet formulė gaunasi ta pati. Pagrindo plotas kartu aukštinė. Tai jeigu žinom, kad pagrindo plotas yra 2π, padauginam iš aukštinės 5 ir gaunam mes tūrį. Dabar, kaip rasti viso paviršiaus plotą,
tai galim įsivaizduoti išklotinę. Tokia būtų ritinė išklotinė. Tai šitą atveju tiesiog mes ką padarom? Sudedam 2 pagrindus ir šoninę sieną. Šoninė siena būtų stačiakampis. Tai 2 kart pi r kvadratu reiškia, pi r kvadratu yra skirtilio plotas. Tai 2 skirtilio plotai. Ir tada turim 2 pi r, tai yra apskritimo ilgis. Tai būtų šitas gabaliukas. Jis yra tarsi išvyniotas mūsų apskritimas. Tai čia būtų 2 pi r ir čia turim aukštinę. Sudauginam, gaunam stačiakampio plotą. Viską sudedam, turim viso paviršiaus plotą. Tada turim piramidę. Tai tas pats, kas prizmė, tik tais, kad mes nuimam šonus, vėlgi nupjaustam. Tai nupjaustydami šonus, mums lieka tik tais trečdalis viso tūrio. Tai gausis, kad piramidės tūris yra tas pats, kas prizmės tūris, tik padauginta iš 1/3. Reiškia pagrindas, kart aukštinė, kart 1/3. Kūgio tūris irgi panašiai, nes atrodo vėlgi forma panašiai kaip piramidės. Tai gaunasi, kad formulė ta pati turi kaip ir piramidės 1/3 ritinio tūrio. Ritinio tūris yra pagrindo plotas kart aukštinė, padauginam iš 1/3, gausim kūgio tūrį. Taip, šoninio paviršiaus plotą turim specialią formulę PRL. R yra spindulys, L yra sudaromoji šito šonio. Jie sudauginę gausim šoninio paviršiaus plotą pagal išklotinę, šita bus išpjova šita. Ir tada turim viso paviršiaus plotą, tai pasimsim tą šoninį PRL ir dar pridėsim pagrindą. O pagrindas yra paprastas skritulys. Reiškia, plotas bus pi r kvadratu. Toliau apie apskritimą skritulį. Tai pirmiausia, apskritimas būtų tuščiaviduris, skritulys būtų užpildytas. Tai jeigu plotą skaičiuojam, tai kalbam apie skritulio plotą, jeigu ilgį aplinkui kaip perimetrą skaičiuojam, tai kalbam apie apskritimą. Tai apskritimo ilgis C būtų kaip perimetras, S būtų skritulio plotas. Ir turime formulę šitas dvi. Tai jau kurias jau minėjau. Tai čia gal truputėlį ne iš eilės, bet taikom tas formulės prieš tai. Tai turime 2 pi r, tai čia formulė būtų paskaičiuoti apskritimo ilgį. Tai jeigu turim spindulį, padauginame iš 2 kart pi. Pi yra konstanta, tam tikra nekintantis dydis, sugalvotas, apskaičiuotas. Tai apytiksliai būtų 3,14. Aišku, tai yra tik apytikslė reikšmė, jeigu norim, kad pasakyta uždavinyje tiksliai paskaičiuoti, tai turėtumėm palikti pi raidę. Jeigu sako apytiksliai paskaičiuoti, suapvalinti iki šimtųjų, dešimtųjų, tada galime įsistatyti tą skaičių. Ir tuomet turim išpjovą. Turim išpjovą, tai 2 spindulių atskirtas plotas. Tai turim spindulį. Čia tarkime 3 ilgis, čia irgi spindulys 3. Ir reikėtų mokėti paskaičiuoti tokių paprastų išpjovų plotus arba lanko ilgį. Tai čia yra lankas L. Čia kadangi yra status kampas nupieštas, tai galite įsivaizduoti, kad tiesiog paimam ir padalinam šitaip į 4 dalis. Vadinasi, mes tiesiog suskaičiavom visą skritulio plotą ir padalinam į 4 dalis. Tai bus pi r kvadratu, pi kart 3 kvadratu ir padalinta iš 4, arba padauginta iš 1/4. Tai va, gauname 9 pi iš 4. Ir kadangi nepasakyti uždavinėje, kad suapvalinti, taip ir paliekam su pi reikšme. Tada turim lanko ilgį, 1/4 kart, vėlgi 2 pi r būtų visas ilgis. O dabar, kadangi padalinta 4 dalis, tai pasimsim 1/4. Liks 3 pi padalinta iš 2. Vėlgi, nesuapvalinam, paliekam su pi reikšme, čia ir yra atsakymas. Ir galiausiai turim statistiką.
Statistikai turim keletą sąvokų. Pirmiausia, turim populiaciją. Populiacija tai būtų visas rinkinys, kurį norime ištirti. Pavyzdžiui, visi Lietuvos mokiniai. Norime, tarkime, sužinoti ūgį. Tai neimsime visų Lietuvos mokinių ir nematuosim visų mokinių ūgio. Mes išsirinksim kažkokią dalį. Tai tą dalį vadinasi ta dalis imtis. Pavyzdžiui, pasimsim Vilniaus mokinius. Tai va, tai ką tirsime, reprezentatyvioji imtis. Tos imties dydis, žymimas N raidė, bus kiekis, kiek mes dabar turim tų duomenų, kiek tirsim. Kitaip tariant, kiek žmonių mes apklausim. Pavyzdžiui, 1000 mokinių. Dabar kaip galim parinkti? Galim atsitiktinai parinkti, atsitiktinę atrinką. Tai paimsim atsitiktinę tvarką ir parinksim keletą mokinių iš visos Lietuvos. Galim daryti sisteminę atranką, tada imti, tarkime, kas kelintą. Pavyzdžiui, kas 10 mokinį iš eilės. Tuomet yra sluoksninė atranka, kai mes suskirstome grupės pagal kažkokias charakteristikas. Pavyzdžiui, pagal amžių. Pasiemu mokinius, kuriem yra mažiau nei 15 metų, pasiemu mokinius, kuriem yra daugiau nei 15 metų ir tada atliekam čionais atsitiktinę atranką. Gali būti lizdinė atranka, tai tuomet suskirstome į grupės, kuriuose jau turim tam tikrą įvairovę. Pavyzdžiui, pasiemu Vilniaus mokinius, Kauno mokinius ir panašiai. Tai jiese vis tiek bus įvairovė, bet mes dabar turėsim iš įvairių grupių. Tai bus gal daugiau įvairovės, nes jeigu tiesiog atsitiktinai parinksim, gal ten suklius daugiau iš Vilniaus ir panašiai. Ir aišku, tuomet galim atvaizduoti visą tai skritulinę diagramą. Skritulinę diagramą. Taip suskirstam procentaliai, kokią dalį, kokią informaciją turi kokius duomenis. Tiek yra 7 klasės. Taip, truputį daug, bet čia yra 7 klasės kursas. Eikime prie 8 klasės. 8 klasė. Šaknis. Taigi, reikia mokėti paskaičiuoti šaknis ir taikyti jų savybės. Kas yra šaknis? Kvadratinė šaknis, kubinė šaknis. Kvadratinė šaknis tai atvirkštinis veiksmas kilimui laipsniu, kilimui kvadratu. Tai jeigu norim skaičiuoti šaknį iš 9, sakysim yra 3, nes 3 kvadratu yra 9. Ir aišku, trejetas turi būti daugiau už 0. Mes kalbam apie, nes mes galėtume pasakyti, kad turim -3 ir keliam kvadratu. Tai sakysit irgi, pakėlus kvadratu gausim 9. Bet pagal apibrėžimą mes imam tik teigiamus skaičius. Tai imam tik 3. Jeigu kubinė šaknis, tai žiūrim, kas yra pakelta kubu, kad gautumėm tą skaičių. Tai dvejetą pakėlus kubu gausim 8. Apie kubinę šaknį kalbant, tai jau čia nebesvarbu ženklas, nes -2 kubų nebebus 8, bus -8. Tai čia gali būti ir neigiami, ir teigiami. Ir turime vėlgi šaknis. Jeigu skaičiuojame, tai galime įsidėmėti tiesiog pagrindinius tuos skaičius, arba dažniausiai tiesiog spėliojam. Per praktiką galim išmokti. Tai pavyzdžiui, 2 kvadratų bus 4, 3 kvadratų 9, 4 kvadratų 16 ir taip toliau. 2 kubu 8, 3 kubu 27, 4 kubu 64 ir taip toliau. Tai jeigu trauksim šaknį, šaknis iš 4 bus 2, šaknis iš 9 bus 3, šaknis iš 16, 4 ir panašiai. Dabar jeigu traukiam šaknį iš kažkokio skaičiaus su labai didelė arba labai mažo, su daug nulių, tai vėlgi, jeigu kvadratinė šaknis, mes tiesiog per pusės keliam nulius. Tai turim 4 milijonus, tai 6 nuliai, per pusės keliam liks 3 nuliai. Iš 4 ištraukiam šaknį 2. Turim po kablelio, vėlgi 0, kažkiek, po kablelio skaičius keliam per pusę, turim 2 skaičius po kablelio, vadinasi dabar turėsim 1 skaičių po kablelio.
4 šaknis yra 2, vadinasi tas skaičius ir bus 0,2. Turim kubinę šaknį, žiūrim kiek nulio mes dalijam į 3 dalis. 6 nuliai padalijam į 3 dalis, lieka 2 nuliai. 27 kubinė šaknis yra 3, vadinasi 3 ir dar 2 nulis prašom. Jeigu su kableliu, mes žiūrim kiek po kablelio yra skaičių. 3 skaičiai po kablelio, padalinam iš 3 bus 1 skaičius po kablelio atsakymė. 8 kubinė šaknis yra 2, vadinasi rašysim 0,2. Jeigu būtų, tarkime, 3 skaičiai po kablelio turėtų likti. Iš viso buvo, tarkime, 9 skaičiai po kablelio ir padalijam lieka 3 skaičiai po kablelio, tai būtų 0,002. Na, bet jau gal tokių mažų skaičių nebus. Taip atliekame skaičiavimas, dideliais, mažais skaičiais ir panašiai. Taip pat reikėtų mokėti apskaičiuoti apytiksliai, nes kartais mes negalim tiksliai paskaičiuoti. Pavyzdžiui, jeigu turim 5 šaknį, mes galim 4 šaknį paskaičiuoti 9, bet 5 negalim. Bet, kadangi penketas žinom, kad yra tarp 4 ir 9, tai šaknis irgi bus tarp šaknies 4 ir šaknies 9. Kitaip tariant, tarp 2 ir 3. Tai šaknis 5 kažkur bus tarp 2 ir 3. Tai šitą reikėtų mokėti taip nustatyti. Ir taip, jeigu pakelsim kvadratu atgal, tai mes gausim 5. Tai šitą taisyklę galioja su visom šaknim, nes atvirkštinis veiksmas. Tai va. Bet aišku, su skaičiuotuvu reikėtų mokėti apytiksliai paskaičiuoti. Dabar turime daugybos taisyklę. Jeigu šaknis sudaugina, mes galime viską parašyti po vieną šaknim. Ir atvirkščiai, jeigu yra šaknyje kažkoks skaičius, kurį mes galime išskaidyti pagal daugybą, galim parašyti su 2 atskirom šaknim. Bet tik su daugybą arba dalybą. Sudėtim nėra tokių taisyklių, su sudėtim negalim tą daryti. Taip, tai vienas variantas, kurį galim pritaikyti taisyklę, tai įkelti į šaknį skaičių. Pavyzdžiui, turim 3 šaknis 2. Tai mes paimam ir trejetą parašom kaip šaknį. Turėsime šaknis iš 9. Ir kadangi 2 šaknis yra sudaugintas, viską galim po vieną šaknim parašyti. 9 kart 2 šaknyje sudauginta bus 18. Ir tuomet šitą įkelimą prieš į šaknį mes galim pritaikyti palyginimui skaičių. Norim palyginti 2 šaknis 3 ir 3 šaknis 2. Tai įkeliam dvejetą į šaknį. Bus 2 kvadratu bus 4, 4 kart 3 12. Ir trejetą įkeliam į šaknį. 3 kvadratu yra 9, 9 kart 2 yra 18. Ir dabar jau galim palyginti. Matom, kad šaknis iš 12 ir šaknis iš 18, tai čia bus mažiau ženklas. Ir taip pat galim iškelti prieš į šaknį. Tai atvirkščiai reiškia. Išskaidom. Dabar kaip skaidyti? Skaidom būtent naudojant, kad gautumėm va šitos skaičiukus. Kad galėtumėm iš kažko ištraukti šaknį. Tai galime išlės ir skaidyti. Dalinti iš 2, dalinti iš 4, dalinti iš 9 ir taip toliau. Iš 4 nesidalina. Tai bus 4,5. Bet jeigu iš 9 padalinsim, pasidalina, gaunam 2. Tai vadinasi ir rašom 9 kart 2. Ir iš 9 dabar būtent išsitraukia šaknis, lieka 3. Taip ir iškėlėm prieš šaknį. Kur tai taikyt, kai norim sudėti? Kaip minėjau, jeigu turim šaknis ir jas sudėdam, mes jokių būdų nerašysim visko po vieną šaknim. Taip, jokių būdų nerašyti 12 tenais plus 27. Jokių būdų taip nerašyti. Nes čionais neturim tokios taisyklės. Jeigu pasimtumėt labai paprastus skaičius, pamatytumėt, kad taip negalioja. Šitaip negalime. Ką darom? Išsikeliam priešais šaknį ir bandom gauti vienodą šaknis. Tai vėlgi, 12 tai bus kas? 4 kart 3. Padalinam iš 4, padalinam iš 9, iš 4 pasidalinam. Iš 4 išsitraukia šaknis bus 2. 27 ir vėlgi bandom dalinti. Iš 4 dalinam, nesidalina, iš 9 dalinam. Dalinas, 3 kart 9. Iš 9 išsitraukia šaknis. Ir dabar jau galim sudėti šaknis, nes turim čia vienodas šitą šaknis. Čia šaknis 3, čia šaknis 3, 2 šaknis 3, 3 šaknis 3, iš viso 5 šaknis 3. Tai va, ir vėlgi tas pats galioja su trupmenom. Mes galim šaknį turėti dalinti iš šaknies, viską galim parašyti po vienu ir atvirkščiai. Jeigu viskas parašyta po vienu, mes galim išskaidyti ir viršų ištraukti šaknį, apačioje ištraukti šaknį.
Pavyzdžiui, šaknis iš 4 devintųjų, tai ištrauksim iš 4 šaknį, ištrauksim iš 9 šaknį. 3 ketvirtus. Tai tiek apie šaknis trumpai. Dabar skaičių aibės. Su skaičių aibėmis reikia žinoti, kas tai per dalykas. Aišku, pirmiausia, ir tuomet mokėti pavaizduoti. Tai pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Turim aibę. Tai aibė šito atveju čia yra tiesiog rinkinys skaičių tam tikrų. Tai šito atveju čia turim visus natūraliuosius skaičius. Ir galim pavaizduoti tokiam diagramom, vieno diagramom. Tai turim A aibę, turim B aibę. Dabar, kaip matot, dvejetas ir trejetas yra va čionais. Tai tokią aibę vadinsim poaibę, nes yra viduje kitos aibės. Visi jos elementai yra kitoje aibėje. Dvejetas ir trejetas yra A aibėje, vadinasi, tai yra poaibis. Štoksai lankelis. Čia yra baigtinė aibė, čia yra begalinė aibė, nes jos elementai, be galo daug elementų turim. Ir tuomet turim ženklą priklauso ir nepriklauso. Priklauso reiškia, kad šitas elementas yra šita aibė, tai dvejetas pasižiūrim, yra čionais. Čia turim ketvirtas nepriklauso. Žiūrim, čionais ketvirto nėra. Tai nubraukim. Tai va. Tai tokius turim žymėjimus skaičių aibėmis. Turbūt klausit, kas ta aibė? Dabar kaip čia suprasti? Tai paprasčiausias variantas yra tiesiog galvoti. Rinkinys kažkokių dalykų. Kažkoks krepšys, kur mes sumetam. Įdedam grybus, obuolius ir skaičius, nesvarbu. Tai nesvarbi eilės tvarka, gali ten kartotis ar nesikartoti, čia nesvarbu. Smetame, kad tiesiog turim kažkokį rinkinį dalykų. Jeigu tiksliai reikėtų apibrėžti, pasakyti matematiškai, tai iš tikrųjų čia ateinam į tam tikras dilemas, nes čia yra labai elementarus dalykas. Galėtumėm sakyti, kad čia irgi yra tas neapibrėžtas teiginys, kur tiesiog kaip kokia tiesė ir taškas tiesiog, sakysim, tiesiog yra taip ir tiek. Tai vėlgi. Paprastai nesigilinam ir tiesiog atlikinėjam veiksmus tais dalykais. Galim sakyti, kad tai yra neapibrėžiamas teiginys. Ir tuomet reikėtų žinoti skaičių aibės. Kokias turime skaičių aibės, tai natūraliuosius, sveikuosius, racionaliuosius, iracionaliuosius ir realiuosius. Galim pavaizduoti va tokią diagramą. Ir aišku, čia iracionaliai gal ne visiškai tikslo taip vaizduoti, nes jie užimtų visą šitą plotą likusį. Tai realiai gali būti arba racionalus, arba iracionalus, jokie kitokie. Tai va, natūraliai būtų 1, 2, 3 ir taip toliau. Paprastai šitie skaičiai, vėlgi tiksliai dabar neapibrėžinėjom, čia jau, kaip sakoma, universiteto lygis būtų. Tuomet turim sveikuosius skaičius, tai būtų visi neigiami skaičiai, nulis ir teigiami skaičiai. Visi sveikieji tai taip pat kaip natūralūs, tik tais dar su minuso ženklu ir dar nulis. Tuo tarpu racionaliai skaičiai būtų visos baigtinės trupmenos arba begalinės periodinės trupmenos. Tai baigtinės trupmenos, pavyzdžiui, 2,3. 2,3, 5, 6, 8 ir taip toliau. Ne taip toliau. 3, 5, 6, tarkime. Čia būtų baigtinė. Jeigu turim 3 taškus, jau bus begalinė. Periodinė reiškia kartuojasi. Pavyzdžiui, kartuojasi 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6 ir taip toliau. Tai čia būtų periodinė, reiškia yra racionalus skaičius. 3, 5, 6 ir taip toliau. Čia būtų periodas. Tuomet turim, taip pat galėtume tiesiog trupmenas parašyti paprastai. Va čia yra pavyzdžių. Tuo tarpu iracionaliosios būtų begalinės neperiodinės trupmenos, tai kur nebeatsikartoja.
realiai skaičiai, tai galėsim tiesiog sakyti visi skaičiai. Labai nesigilinam, vėlgi čia būtų labai sunkus apibrėžimas. Tai va. Tai ir racionalus, ir iracionalus visi yra realūs skaičiai. Realiai. Tai va, tikslus apibrėžimas racionaliesiam būtų tiesiog trupmenos visos, kur turim sveikosios skaičius ir aišku vardiklis šitas b turi būti nelygus 0. Negalim dalinti iš 0. Tai va, jeigu turėsim šaknis, kur nesitraukia šaknis, tai bus iracionalūs skaičiai. Turim konstantas, pavyzdžiui, pi konstanta būtų iracionalus skaičius, nes eis 3,14 ir eis be galo ir nesikartos. Va kaip čia 3 taškus padedam. Ir matom, kad nesikartoja, vadinasi, tai yra iracionalus skaičius. Jeigu 3,14 ir viskas, jokių 3 taškų, reiškia, čia yra baigtinė trupmena, dešimtainė, tai yra racionalus skaičius. Turim 2 sveikus ir 2 trečiosios. Tai jeigu padalintumėm, gautumėm 2,6 periodą. 6 atsikartoja be galo. Kadangi tai yra periodinė trupmena, tai yra racionalus skaičius. Ir mes vėlgi galim paversti į paprastą trupmeną. Tai bet kokį racionalų skaičių mes galim parašyti kaip paprastą trupmeną. Tai va šitą irgi galim parašyti kaip paprastą trupmeną. O realiai būtų intervalas nuo minus begalybės iki plius begalybės visi skaičiai. Trupmeniniai, begalinės, neperiodinės trupmenos, periodinės trupmenos, visos trupmenos, visi sveikieji skaičiai ir panašiai. Tai reikėtų šitas irgi mokėti atskirti, vėl taip pat yra klasifikacija, kur jie maišosi vienas su kitu. Pavyzdžiui, jeigu turėsime 0, tai 0 bus sveikasis ir to pačio racionalusis ir to pačio realusis skaičius. Jeigu turim šaknį iš 3, tai bus ir racionalus ir to pačio realusis skaičius. Bet nebus racionalus, nebus sveikasis, nebus natūralusis. Ir tada turim skirtingus būdus pavaizduoti aibes. Galim tiesiog išvardinti elementus, pavyzdžiui, kaip čia 1, 5, 6. Tuomet rašom restinius kliaustus. Galim parašyti kaip intervalą, kaip su nelygybėm rašėm. Tai tuomet pasakom nuo kur iki kur ir įskaitomai ar neįskaitomai. Pavyzdžiui, nuo 5 iki plus begalybės 5 įskaitom. Galim turėti aibę, kur pasakom nelygybę. Ta nelygybė nusako mūsų elementus. Pavyzdžiui, sakytumėm yra visi x-ai, kur x yra daugiau už 5. Tai ir bus. Taip pat visi skaičiai didesni už 5. Neįskaitant 5, aišku. Galima prašyti su formulė. Tai šituo atveju būtų nelyginiai skaičiai. Mes sakom, kad pasiemam visus bet kokį natūralų skaičių n ir čia įsistatinėsim. Tai sakysim 2 kart 1 minus 1, 2 kart 2 minus 1, 2 kart 3 minus 1 ir taip toliau. Tai čia bus visi taip nelyginiai skaičiai išvardinami. Tuo tarpu lyginiai skaičiai bus tiesiog 2n. Vėlgi natūralus skaičius. Tai 2 kart 1, 2 kart 2, 2 kart 3. Ir bus 2, 4, 6, 8 ir taip toliau. Lyginiai skaičiai. Tai šitaip galim būtent užrašyti. Galim užrašyti su formulė, galim tiesiog išvardinti, galim parašyti intervalą ir panašiai. Vėlgi, finansai ir procentai. Tai 7 klasės reikėjo tik tais paprastai pasižiūrėti, kas yra palūkanos, palūkanų norma. Šituo atveju mes turim dar ir paprastasis ir sudėtinės palūkanas. Tai kur finansinis raštingumas, kaip minėjau. Jeigu turim į banką dedamus pinigus, turim kažkokias palūkanas, tai tuomet turėsime sudėtinės palūkanas. Jeigu turim paskolą, tuomet turėsim paprastasis palūkanas. Paprastosios skaičiuoja visą laiką, išlieka visą laiką tas pačios, skaičiuosi nuo pradinės sumos. Tai jeigu iš pat pradžių pasiskolinam 52 eurus su pusę, tai jeigu tarkim yra palūkanų norma 5, turėjom 50 pasiskolinę, palūkanų norma 5 procentai, tai visą laiką ir prasidės 2,5 euro. 2,5 euro, 2,5 euro po kiekvieną mėnesį, tarkime. Tai formulė labiau paprasta, tiesiog mes kiek mėnesių praeis, tiek ir padauginsim iš mūsų tos vieną mėnesio palūkanų. Reiškia palūkanų normą procentais padauginta iš pradinės sumos ir padauginam, kiek kartų pridėsim.
Tai va. Dabar jeigu kalbam apie sudėtinę palūkanas, tai skaičiuosi nuo praeitų metų arba praeitą mėnesį, čia kaip skaičiuoji. Tai šituo atveju gausis, kad mums ne tai, kad prisidės ta pati suma, bet mes kiekvieną kartą padidinsim tiek pat procentų nuo praeito. Tai kaip su procentais buvo, kad mes dauginam iš trupinos, tai ir dauginsim kiekvieną kartą iš 1,05, 1,05 ir taip toliau. Nuo praeitų metų. Tai šituo atveju gausis, kad didės truputėlį greičiau. Čia buvo 55, čia 55 ir dar 1,25 po kablelio. Ir taip toliau. Tai gaunasi sudėtinės palūkanos kaip ir daugiau kiekvieną kartą skaičiuos. Ir tada turim jom formulę. Tai šituo atveju suma bus pasimta pradinė. Ir tada, kaip matote, čia kiekvieną kartą vis dauginam iš 1,05, tai žiūrim, kiek kartų padauginta. Padauginam daug kartų, tai reiškia keliam laipsnį. Tai jeigu po 3 metų, reiškia 1,05 pakelta trečiuoju. Tai taip ir skaičiuos. Tai iš tų formulių gal net nebūtina mintinai mokėti, nes mes galim tiesiog va taip ir išmąstyti. Dar turim reiškinius. Su reiškiniais reikėtų žinoti, kad yra turim atsiskleidimą ir išskaidimą. Ir reikėtų tik žinoti, į kurią pusę atlikinėti veiksmus. Kada norim atskliausti, kada norim suskliausti. Tai reikėtų skaityti uždavinį arba žiūrėti, link ko mes bandom prieiti. Tai pavyzdžiui, jeigu turim suskliaustą, norim atskliausti, tai mes sudauginam skaičių iš kiekvieno skliaustos. Turim, tik tais vėlgi, ženklas priešais skaičių priklauso tam skaičiui. Tai turim minus A priešais A, tai minus A dauginam iš B, minus A dauginam iš plus 3A. Tai minus A kart B bus minus AB, minus A kart 3A bus minus 3A kvadratu. Tuomet turim greitosios daugybos formulės. Tai čia jeigu matom, kad turim vieną sudėtą, kitą atimtą. Ir tie patys skaičiai. A plus B, A minus B. Tuomet mes galim tiesiog parašyti kvadratais. A kvadratu minus B kvadratu. Sutaupom laiko, nes kitaip reikėtų kiekvieną su kiekvienu dauginti. Jeigu turim kvadratą, vėlgi galim taikyti formulę. A plus B kvadratu plus 2AB plus B kvadratu. Arba su minusiuku. Tai vėlgi pasimsim pirmą, 4x, viską keliam kvadratu, turėsim 16. Nes 4 pakel kvadratu ir x kvadratu. Minus 2ab, 2 kart 4x kart 1, minus 8x ir plus b kvadratu, 1 kvadratu yra 1. Tai va, jeigu niekas iš šitų netinka ir mes turim 2 skirtingus kažkokius dalykus sudaugintus, tai mes tada kiekvienas su kiekvienu. A kart b, a kart minus a, minus 2 kart b, minus 2 kart minus a. A kart B, AB, minus 2 kart B, minus 2B, A kart minus A kvadratu, minus 2 kart minus A yra plus A, plus 2A. Ir tuomet atvirkščiai mes galėtumėm išsikelti prieš skliaustus. Tai šituo atveju mes turim čia minus A ir čia turim minus A, tai tą minus A mes pasirašom ir skliaustukuose parašom be minus A. Tai lieka tik B ir lieka tada U plus 3A. Nes minusą jau užkėliam, nebelieka minusų, lieka tik pliusas. Taip pat, jeigu turim čia kvadratą ir čia kvadratą, mes vėliai galim pritaikyti taisyklę A kvadratu minus B kvadratu ir parašyti A plus B, A minus B. Atvirkščiai. Jeigu turim šitą ir bandom suskliausti, vėlgi, čia turim 3 narius, tai galbūt bandom pritaikyti A kvadratu plus 2AB plus B kvadratu formulę. Ir tinka. Nes čia yra 4x apskliausta kvadratu, minus 2 kart 4x kart 1 ir čia yra 1 kvadratu. Taip išsiskaidę, būtinai aišku turim patikrinti, kad vidury tikrai būtų 2ab. Mes ir parašom 4x minus 1 apskliausta kvadratu. Ir tuomet, jeigu niekas iš šitų netinka ir reikia suskliausti, na tai tada turime grupavimą. Taip skeliam per pusę tos 4 narius. Ir žiūrim, ką mes galim išsikelti per šis skliaustus. Tai čia galim išsikelti B, čia galim išsikelti minus A. Ir turim keltis būtent taip, kad skliaustuose atsirastų vienodi dalykai. Jeigu neatsirado, kažkas blogai, bandom iš naujo.
O dabar va, mes taip išsikėlėm ir kad atsirastų A-2 abiejose. Ir dabar A-2 visus tos skliaustus mes galim kelt vėl priešais skliaustus ir lieka B-A. Ir aišku, atsargiai su minusais. Patarimas atlikinėti vieną veiksmą vienam kartui. Tai jeigu turim minusą ir skliaustukus, tai patarimas minusą palikti, su juo nieko nedaryti. Pirmiausia, sutvarkyti tos skliaustukus, čia turim A plus B, minus B, pasirašom kvadratus ir tada jau tą minusą su kiekvienu sudaugant pasikeis ženklai. Lygčių sistemos. Taigi, turim lygtį su dviem nežinomaisiais. X plus Y lygu 5. Tai turės be galo daug sprendinių, nes gali būti 4 plus 1, 2 plus 3, 1 plus 4, 4 su pusė plus pusė. Daug labai skaičių atitinka šitą. Daug sprendinių turim. Tai pavyzdžiui, 2 ir 3 yra sprendinys. Turim kitą lygtį su dviem nežinomaisiais. X kart Y. Vėlgi, be galo daug sprendinių. 6 kart 1, 2 kart 3, 1 kart 6 ir panašiai. Tai šituo atveju vėlgi įvairiausių turim sprendinių šitai lygčiai. Bet dabar jeigu norim paimti ir išspręsti sistemą, tai mes ieškom, kurie sprendiniai abiem tiktų. Tai šituo atveju 2 ir 3. Tai 2 plus 3 yra 5, 2 kart 3 yra 6, tinka abiem. Dėl to yra sprendinys. 4 ir 1 nebus sprendinys. Nors ir 4 plus 1 yra 5 ir pirmai lygčiai su dviem nežinomaisiais tinka, antrai lygčiai su dviem nežinomaisiais netiks, nes 4 kart 1 nėra 6. Tai šitą atveju nėra sprendinys. Kaip dabar rasti visus sprendinius, nes gali būti gal daugiau, mes čia tik patikrinam, ar sprendinys ar nesprendinys. Reikia išspręsti. Ir išsprendus mes rastumėm, kad čia yra iš tikrųjų 2 sprendiniai. 2-3 ir 3-2. Tai čia svarbu eilės tvarka, nes vienas pasako x, kitas pasako y. Čia yra x, čia yra y. Vienas būdas, kaip išspręsti, yra grafinis. Tai nusipiešim tiesės. Dabar čia grafinį būdas taikyti reikėtų tada, kai mes norime apytiksliai yra sprendinius. Arba sužinot, kiek yra sprendinių. Tai nebūtinai tiksliai nelabai pasakytume. Tai va, turim, pavyzdžiui, šitą lygčių sistemą. Ką mes darom? Išsireiškim y. Viską keliam į dešinę pusę, y paliekam kairį pusę. Ir dabar turim tiesę, kurią mes galim nupiešti. Tai įsistatinėjom tenais. 1, 2, 3 ir toliau. Susidedam taškus, nusipiešim tiesę. Ta patį padarom su šitą. Y lygu 3x plus 1. Įsistatom 0, 1, 2, 3 ir toliau. Ir nusipiešim. Ir dabar gaunasi, kad mes gaunam kažkur taškus, kur susikertam. Tai šituo atveju vienam taške susikerta, vadinasi, turim vieną sprendinį. Ir mes apytiksliai šitam grafike galim ir pasižiūrėti, kur yra tas sprendinys. Tai apytiksliai x yra 0,5 ir apytiksliai y 1,5. Tai apytiksliai turim sprendinį. Ir žinom, kad yra vienas sprendinys. Kadangi kalbam apie tiesinės lygčių sistemas, tai mes kalbam apie tiesas, kurios kertasi arba nesikerta. Tai galim turėti vieną sprendinį, kur susikerta, galim neturėti sprendinių, jeigu lygiagrečios tiesės, arba galim turėti begalybę sprendinių, jeigu tos tiesės sutampa. Tuomet turim keitimo būdą. Keitimo būdas toks universalus būdas, kur tinka bet kokiam lygčių sistemom. Ką darom, pasiemam vieną paprastesnę lygtį, iš jos išsireiškim kažkurį kintamą. Ką reiškia išsireikšti? Viską keliam į dešinę pusę, kas neturi x. Kas turi x į kairę pusę. Tai x lieka kairė pusė, y keliauja į dešinę pusę, bus 2 minus y. Ir dabar, kadangi žinom, kad x yra tas pats, kas 2 minus y, mes tiesiog paimam ir perrašom vietoj x. 3 kart 2 minus y. Ir perrašy kitoj dabar būtinai lygty, mes gaunam lygtį, kur yra tik y. Kadangi yra tik y, mes galim išspręsti. Ir išsprendžiam ir gaunam, kad y yra 5/4. Kadangi turim y, mes galim grįžti atgal, pasižiūrėti.
X tai yra tiesiog 2 minus Y. Tai ir įsistatom Y. Y žinau, kad yra 5/4, tai 2 minus 5/4. Lieka 3/4. Tai va. Ir gavom X ir Y. Gavom tikslus sprendinius. Tai va, pasirodo nėra pusė ir 1/2, bet yra 3/4 ir 5/4. Tuomet turim sulyginimo būdą. Tai iš esmės kaip keitimo, tik tais, kad mes sulyginam išsireikštą dalyką. Tai išsireiškim Y abiejose ir tuomet sulyginam dešinės pusės. Šitas lygus šito. Vėlgi gaunam X greitai, bet ir tada įsistatom į bet kurią išraišką. Tai čia X 3/4 įsistatom vietoj X, tai iš to atveju į pirmą. Galim, nesvarbu, galim ir antrą, tą patį turėtumėm gauti. Įsistatom minus 3/4 va čia, plus 2. 5/4. Tai va, turim X ir Y. Vėlgi tos pačius skaičius gavom. Ir tuomet yra sudėties būdas. Sudėties būdas sprendžiant, mes sudedam abi dvi lygtis. Abiejų lygčių kairės pusės, abiejų lygčių dešinės pusės. Et aišku, jeigu mes tiesiog aklai sudėsim, tai gali jos tiesiog turėti labai daug kintamųjų ir mes nieko neišspręsim, nes turėsim ir X ir Y. Todėl kas turi būti, mes turim būtinai kažkuo atsikratyti. Tai aišku, jeigu čia sudėsim, tai čia Y dings, bet mes galim pasižiūrėti į X. Ką darom su X? Tarkime, mes norim, kad X dingtų. Tuomet turi būti priešingų ženklų. Tai čia yra paprastas X, čia yra 3X. Tai jeigu čia padauginsim iš minus 3, turėsim minus 3X. Čia 3X, sudėsim ir dings. Taip. Tai tą ar padarom. Paimame tiesiog padauginam vieną lygtį, abi lygties pusės iš minus 3. Turėsim minus 3X, minus 3Y, lygų minus 6. Ir dabar sudedam kairės pusės ir dešinės pusės atskirai. Ir va, turim, kad 3x pasinakina. Ir minus 3x ir plus 3x pasinakina. Ir lieka tik y. Ir vėlgi, išsprendžiam, gaunam y. Dabar kaip gauti x, tai atgal vėl įsistatom, vėl nesvarbu kur. Tai pasiemam tiesiog čia va, pavyzdžiui, ir įsistatom y. Ir tada galim paskaičiuoti vėl paprastai x. Tai va, ir vėl turim tą patį atsakymą, išsprendę dabar jau kitų būdų, sudėties. Ir tuomet, aišku, reikėtų mokėti spręsti uždavinius, tekstinius uždavinius su lygčių sistemom. Tai kadangi mes lygčių sistemą gali turėti 2 nežinomosius ir 2 lygtis, tai mes labai ir negalvodami galim tiesiog pasirinkti tai, ko mūsų prašo. Tarkime, mūsų prašo rasti kiek onutė turi obalių ir kiek betriukos turi obalių, tai juos ir pasižymėm, vieną x, kitą y. Ir tuomet parašom tai, kas uždavinė duota. Pasakyti, kad onutė turi 2 obaliais daugiau nei petriukas, tai rašom, x yra lygu y plus 2. Kartu jie turi 8 obuolius, tai rašom, x plus y yra 8. Pasidarėm sistemą ir ją išsisprendžiam. Nu, čia dabar nepasakyta kokiu būdu. Tai bet kurio tinka. Ir galiausiai turime tiesinį sąryšį, arba kitaip vadinama tiesioginė priklausomybė, proporcingumą. Tai šituo atveju nepriklausomas kintamasis jeigu didėja, priklausomas kintamasis irgi didėja. Ir didėja tokiu pačiu greičiu. Tai pavyzdžiui, jeigu turim pastovų greitį, tai kuo toliau nuvažiuosim, kuo daugiau laiko praleisim, tuo toliau nuvažiuosim. Tai laikas bus nepriklausomas kintamasis, mes jo nereguliuojam, bet kuo ilgiau lauksim, tuo toliau nuvažiuosim, vadinasi, kelias nuvažiuotas bus priklausomas kintamasis. Ir šituo atveju, kad žinoti, ar tikrai yra tiesinis sąryšis, tai mes tiesiog paimam ir padalinam. Ir visą laiką padalinus turim gauti tą patį dalyką. Atvirkštinę priklausomybę. Padauginus turim tą patį skaičių gauti. Tiesioginę priklausomybę. Padalinus tą patį skaičių turim gauti. 2 padalinus 5, 3 padalinus iš 7,5, 4 padalinus iš 10, 5 padalinus iš 12,5, visą laiką gaunam tą patį skaičių. Ir grafikas bus tiesiai. Sudedam taškus ir sujungiam. Iki čia yra visas turinys, kurio reikia plus dar 5-6 klasę,
Visas turinys, kurio reikia NMPP 8 klasės egzaminui. Visa kita dabar, ką eisim, nebus NMPP 8 klasės patikrinime, bet yra programoje. Taigi, vektoriai. Vektoriai tai yra paprasčiausios kryptinės atkarpos. Galim taip įsivaizduoti. Tai reiškia, turim ne tiesiog atkarpą, bet atkarpą kaip rodiklę. Tai kaip tai pažymėti? Pažymim vėlgi paprastą raidę ir rodiklytę ant viršaus tokią. Tai va, vektoriai gali būti lygus, tai reiškia vienodo ilgio ir tą pačią kryptimį rodo. Ta pačia kryptimi. Tai A lygų B rašysim. Vektorius A lygų vektorius B. Gali būti priešingieji, tai bus tokio pačio ilgio, tik tais į priešingas pusės rodantis. Tai rašysim tada su minusu. A yra lygų minus B. Ir tuomet galim atlikti sudėties veiksmą, skirtumo arba sąnaugos. Tai sudėties veiksmas mes turim trikampio taisyklę. Tai sudedam galais, reiškia. Vieno vektoriaus pabaiga yra kito vektoriaus pradžia. Ir tada sujungiam pirmo pradžią su paskutinė pabaiga. Ir turim sumą. Skirtumas tai bus kaip tiesiog paimam ir apsukam. Vietoj B mes parašom minus B, o mes žinom, kad minus B yra priešingasis vektorius, tai tiesiog apsukam kryptį ir vėl taip pat sujungiam B pabaigą su A pabaigą su minus B pradžia. Čia sujungiam, pradėsim ir gaunasi čia su pradžia, sujungiam su pabaiga ir gaunam vektoriaus vėl dabar jau skirtumą. Ir taip pat galim padauginti iš kažkokios skaičiaus, skaliaro, tokia sąvoka yra, vektorius su kryptim, skaliaras paprastas skaičius be krypties. Tai jeigu padauginsim, pavyzdžiui, iš 3, tai turėsim 3 kartus ilgesnį ilgį, bet kryptis išlieka ta pati. Braižymas. Braižymui reikėtų mokėti pavaizduoti va tokiam projekcijom, atlikti projektavimą tokį. Tai dalinam į 4 dalis popierių. Čianais viršui kairiai bus pavaizduojamas šonas figūros, dešiniai pusė viršui priekės figūros ir apačioje dešiniai bus viršus figūros. Tai pavyzdžiui, jeigu turim tokią figūrą, mes žiūrim, kaip iš priekio, va čia atrodys, šitaip atrodys, kaip atrodys iš šono, tai va čia, būtent taip atrodo. Ir kaip atrodys iš viršaus, iš čia, tai būtent va šitaip atrodo. Ir kaip matot, su punktyrais mes galim pavaizduoti, kad atitinka matmenys. Turi atitikti. Ir tada galim turėti va čia mastelį. Tai reiškia, kad vienas skaičius mažesnis dažniau, koks yra popierių pavaizduotas, atitinka kažkiek realybei. Tai pavyzdžiui, 1 cm popieriuje atitinks 5 cm realybei. Arba 1 metras popieriuje atitiks 5 metrus realybei. Geometrija. Turim Pitagoro teoremą. Pitagoro teorema sako, kad stačiajame trikampyje statinių ilgių kvadratų suma yra lygi žambinės kvadratai. Tai kitaip tariant, a kvadrato plus b kvadrato yra lygu c kvadratu. A ir b yra statiniai, c yra žambinė. Statiniai tai yra trikampio stačiojo kraštinės, kurios turi šalia stato kampą. Į žambinę, kaip matote, čia yra abi smailūs kampai. Tai dėl to tai nėra statinis. Tai va, tai jeigu žinom, kad trikampis yra statusis, mes galim pritaikyti Pitagoro teoremą, kad kažką jame apskaičiuotumėm. Turim 2 kraštinės, galim 3 kraštinę rasti. Čia yra 3, čia yra 4. 3 kvadratų plus 4 kvadratų, mes žinom, kad bus tada į žambinę kvadratų, x kvadratų. Tai va, x kvadratu reiškia yra šitas sudėtas 25 ir mes jau žinom, kaip ištraukti šaknį. Šaknis traukimas pasako, kas yra pakelta kvadratu. Tai 5 yra pakelta kvadratu, kad gautume 25. Atsakymas 5. Sakiau, kad 2 kraštinės turint galima 3 rasti, bet taip pat mes galim truputėlį bendresnį atvejį turėti, kad tiesiog
mes turim kažkokią informaciją bendrai apie kraštines, kad mes nežinom vienos raidės. Tai vas mes nežinom X, o daugiau čia žinom, kad čia yra A, tarkime. Tai mes vėl taip pat galim suskaičiuoti, nors ir ta A raidė nėra skaičius. Bet mes galime įsivaizduoti, kad tai yra skaičius. Ir taip pat rašom A kvadratu plus A kvadratu lygu X kvadratu. Tai turėsim X kvadratu lygu 2A kvadratu. Vėlgi galim traukti šaknį. Ir dabar, čia aišku, kadangi yra paprasti ilgiai, čia mes nekalbam apie neigiamus skaičius, tai šaknis iš A kvadratu bus tiesiog A, o šaknis iš 2 nestrakių bus tiesiog šaknis 2. Tai va, tokiu būdu mes galim net skaičiuoti be skaičių, bet kažką pasakyti. Ir dabar jau žinom, kad jeigu mes norim tokiam trikampyje rasti išambinę, mes tiesiog paimam statinį ir prirašom šaknį iš 2. Tai va, ir taip galim, naudojantis Pitagoro teorema, rasti atstumą tarp dviejų taškų koordinačių sistemoje. Tai, pavyzdžiui, turim čia tašką, čia tašką, 2, 4, 5, 1. Pamatuojam čia atstumą, čia bus 3, taip, nes čia yra x2, čia x5. Tai yra 3 atstumas. Čia yra x1, čia yra x4, tai yra 3 irgi atstumas. Pritaikom Pitagoro teoremą. Šaknis iš 3 kvadratų plus 3 kvadratų bus 3 šaknis 2. Tai va, taip galim gauti atstumą tarp dviejų taškų. Aišku, kai languotas popierius, tiesiog langelius galim skaičiuoti ir tiek. Atvirkštinė Pitagoro teorema. Tai teiginys atvirkščiai suformuluotas, kaip prieš tai aiškinamės. Tai dabar sakysim, jeigu trikampio dviejų kraštinių ilgių kvadratų suma lygi trečiosios kraštinės kvadratui, tuomet trikampis yra statusis. Kodėl nesakau statinis ar įžambinė, nes mes dar nežinom, ar yra statusis trikampis, tai negalim to sakyti. Tai sakom tiesiog dviejų kažkokių kraštinių ilgių kvadratų suma lygi trečiosios kažkokios kraštinės kvadratai. Aišku, ta trečioji kraštinė turi būti ilgiausia. Įžambinė visada ilgiausia. Tai pavyzdžiui, norim patikrinti, ar šitas trikampis yra statusis. Tai pasiemam dvi trumpesnės kraštinės, 6 ir 8, pakeliam kvadratu ir sudedam. Ką gaunam? Gaunam 100. 10 pakeliam kvadratu, ką gaunam? Irgi 100. Vadinasi, čia yra statusis trikampis ir jau žinom, kur yra status kampas. Tarp trumpesnių kraštinių. Tuo tarpu šitas trikampas, jeigu reikėtų patikrinti, ar jis yra statusis, jis nebus statusis, nes mes dabar pasimsim trumpesnės kraštinės. 3 ir 5 pakelsim kvadratu, paimsim 6, ilgiausią kraštinę, kuri galėtų būti įžambinė, pakelsim kvadratu ir pamatysim, kad tai nėra lygu. Vadinasi, čia nėra statusis trikampis, nes jokias dvi kraštinės pakelus kvadratu ir sudėjus negausim niekada trečiosios kraštinės kvadratu. Taip žinom, nes visą laiką įžambinė turėtų būti ilgiausia. Tai pakanka šituo atveju tiesiog vieną patikrinti. Šituo atveju. Tai va, tai čia atvirkštinė Pitagoro teorema mes galim nustatyti, ar trikampis yra statusis, jeigu nežinom. Tai va. Kaip įrodyti, dabar įrodymą galima irgi taip pat panagrinėti. Pagal programą reikia. Tai kaip įrodyti, mes galėtume pirmiausia tiesiog turėti empirinį įrodymą. Pasimti, nusipiešti labai daug trikampių ir pamatuoti su liniuote ir pasižiūrėti. Daug labai įvairių stačių trikampių nusipiešim ir pasižiūrėsim, kad maždaug atitinka pasiskaičiavus. Čia 2,1 cm, 4,3 cm ir panašiai. Žiūrėsim, čia kažkur 4,8 cm, pakelsim kvadratu, sudėsim, maždaug atitinka. Ir galim labai daug tokių stačių trikampių tikrinti, bet tai niekada nebus idealiai tikslu. Kadangi kalbame apie matematiką, mes norim, kad būtų idealiai tikslu. Ką daryti? Mes turim nagrinėti bendrą atvejį. Tai jeigu norim bendrą atvejį nagrinėti, tada mes neturėsim konkrečių ilgių, mes tiesiog turėsim brėžinį ir remsimės tais paprastais teiginiais. Tai, ką mes turim. Kvadratų, stačiuoju trikampiu, jų savybėmis ir panašiai. Tai va, turime matematinį tikslų įrodymą. Šiuo atveju čia yra tiesioginis įrodymas. Ir mes įrodom visiems atvejams iš karto. Tai pasiemam statųjį trikampį, 4 kartus nupiešiam ir sudedam į tokią figūrą.
Ir kadangi čia tas pats yra trikampis, tai čia visur yra šitie lygus gabaliukai. Dabar sakysim, kad gauta figūra yra kvadratas. Turim pagrįst. Darom įrodymą. Kiekvieną žingsnį turim pagrįst. Kodėl tai yra kvadratas? Nes A plus B visur yra A plus B kraštinės. Reiškia, visos kraštinės yra lygios. Ir jeigu pasimsim kampus, visi kampai yra status, nes šis yra status trikampiai. Tai pagal apibrėžimą turim, kad tai yra kvadratas. Visos kraštinės lygios, visi kampai status. EFGH irgi yra kvadratas. Vėl turim pagrįst. Kodėl? Vėlgi visos kraštinės yra lygios, visur C. Bet dabar ar visi kampai status? Mes žinom, kad čia yra statusis trikampis ir čia yra statusis trikampis, yra ta patys trikampiai. Vadinasi, šitas kampas yra tas pats, kas šitas kampas. Mes žinom, kad trikampio visų kampų suma yra 180 laipsnių. Vadinasi, visus šitos kampus sudėjus gausim 180 laipsnių. Jeigu čia yra 90, reiškia šitos du kampus sudėjus gausim 90 laipsnių. Ir tuomet sakysim, kad čia yra tas pats kampas, kas čia. Vadinasi, šitos du kampus sudėjus mes gausim 90 laipsnių. O čia yra ištisinis kampas. Vadinasi, visų šitų trijų kampų suma turi būti 180. Šitų dviejų yra suma 90, tai reiškia šitas likęs irgi yra 90. Ir tą patį pakartojam visur kitur ir gaunam, kad visur yra 90 laipsnių kampai. Vadinasi, EFGH irgi yra status trikampis. Nu ir ką? Tuomet mes turim, kad galim paskaičiuoti kvadrato plotą. Tai pasiemam ir dviem būdais apskaičiuojam. Tiksliau, ne dviem būdais, bet dviejų kvadratų plotą. Tai vienas kvadratas yra ABCD. Jo plotas bus A plus B kvadratu, taip? A plus B padaroma tai iš A plus B. Ir jeigu turim mažesnį šitą stačią kvadratą, jo plotas bus C kvadratu. Tai va, o trikampio plotas, tai mes žinom, taip, A kart B padalinti iš 2. Ir turim tokius 4 žinais. Tai va, ir dabar galim suformuoti tą patį plotą dviem būdais. Vienas yra tiesiog pasiimam A plus B kvadratu, visas šitas kvadratas. Kitas būdas pasimti 4 trikampius ir vidurinį kvadratą. Tai visi šitie 4 trikampiai bus 4 kart AB dalinti iš 2 ir vienas kvadratas yra C kvadratu. Ir jeigu pertvarkom reiškinį, mes būtent ir gaunam A kvadratą plus B kvadratą lygų C kvadratą. Būtent Pitagoro teorema. Tai va toks įrodymas. Tai va, jeigu norėtumėm rodyti atvirkštinę Pitagoro teoremą, reikėtų atskirai įrodyti, taip? Nes čia mes įrodėm tik tais, jeigu yra trikampis status, tada mes turėsim šitą teiginį. Bet jeigu turim šitą teiginį, kad trikampis yra status į priešingą pusę rodiklės, nebūtinai taip yra, mums reikėtų atskirai įrodyti. Bet aišku, įrodymas būtų labai panašus. Yra ir kitų būdų įrodinėti. Čia mes tiesiog paėmėm ir tiesiogiai, paėmėm ir paskaičiavom. Kitas būdas būtų prieštaros. Kaip veikia prieštaras įrodymo būdas? Tai mes pasimsim pavyzdį tiesiog. Reikia įrodyti, kad tiesės yra simetriškos tam tikro taško atžvilgiu. Ir reikia įrodyti, kad jeigu tiesės yra simetriškos taško tam tikro atžvilgiu, tai jos yra lygiagrečios. Tai va, ką mes darysim, mes sakysim, kad tarkime yra atvirkščiai. Tarkime jos nebus lygiagrečios, jeigu jos yra simetriškos. Ir remiantis šituo teiginiu, kur mes priešingai pasiėmėm, mes turim galiausiai prieiti prieštarą, reiškia kažkokį netitikimą. Ir tada sakysim, tai jeigu yra netitikimas, reiškia mes kažką blogai padarėm pačioje pradžioje. Reiškia turim atvirkščiai imti. Tai tarkime, kad tiesės simetriškas taško atžvilgio yra lygiagrečios. Tai va, jeigu jos yra lygiagrečios, nebus lygiagrečios. Jeigu jos nėra lygiagrečios, vadinasi, jos kažkur kertas. Pasižymėkim tą tašką A. Na ir ką reiškia taško atžvilgiu? Tai reiškia, kad kiekvieną tašką pasiėmus vienoj tiesiai,
mes nusibrėšim per tą tašką O ir turėtumėm gauti tašką kitoje vietoje. Tai reiškia, turėsim atvaizdą taško. Taško A atvaizdas turės tada būti irgi kažkur ant tų dviejų tiesių, jeigu mes norim, kad jos būtų simetriškos. Taip. Tai va, tai reiškia, tas taškas, kadangi čia kertasi šitam taške, tai kažkur tai irgi vėl kirsis, nes turės būti irgi ant abiejų tiesių, kadangi yra simetriškas šito taško atžvilgiu. Reiškia, taškas A su apostrofu irgi yra ant abiejų tiesių. Kitaip tariant, tame taške tiesės irgi kertasi. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į trečią ir antrą punktą, mes matysim, kad čia yra prieštar. Antram punkte pasakyta, kad kertasi vienam taške, trečiam punkte pasakyta, kad kertasi dviejose taškose. Dar ir šitam. Todėl reiškia, mūsų prielaida padaryta pačiai pradžiai, kad tarkime, tiesės nebus lygiagrečios, yra klaidinga. Tiesės reiškia, turi būti lygiagrečios. Tai va toksai įdomus truputėlį kitoks būdas įrodyti teiginį, bet irgi yra pilnai tinkantis ir yra labai dažnai naudojamas matematikai. Ir tuomet dar truputėlį apie trikampius ir taip, turime vidurio liniją. Tai trikampio vidurio linija ir trapecijos vidurio linija. Trikampio vidurio linija bus atkarpa jungianti kraštinių vidurio taškus. Tai čia va, M ir N. Čia per pusę padalyja, čia per pusę padalyja kraštinę. Taip, tai vidurio linija bus lygiai greti pagrindui ir lygiai pusiai pagrindo ilgio. Čia galima būtų įrodyti su panašiais trikampiais. Trapecijos vidurinė linija irgi taip pat tarp šoninių kraštinių vidurio taškų sujungta. Irgi lygiai greti su pagrindais ir lygiai pagrindų vidurkių. Tai reiškia, kaip jau žiūrėjom su plotu. Tuomet turim lygiašonį trikampį. Lygiašonio trikampio savybės yra, kad kampai prie pagrindo yra lygus. Ir taip pat yra ir požymis. Jeigu kampai prie pagrindo lygus, reiškia, tai yra lygiašonis trikampis. Ir jeigu nupiešim aukštinę į pagrindą, tai bus tas pats, kas pusiau kampinę padalys kampą pusiau ir tas pats, kas pusiau kraštinę padalys kraštinę pusiau. Bet tik jeigu į pagrindą nupiešim tą vieną likusią kraštinę. Jeigu turim lygiakraštį trikampį, tai galios vėlgi tos pačios taisyklės kaip lygiašoniam. Reiškia, kampai prie pagrindų lygus. Tai čia lygus, ir čia lygus, ir čia lygus, reiškia, visi jie yra lygus. Visi bus po 60 laipsnių, reiškia. Ir jeigu nusibrėšim aukštinę, vėlgi, šituo atveju dabar jau nebesvarbu kur, nes visur mes galime įsivaizduoti kaip pagrindą. Irgi taip pat bus ir pusiau kampinė, ir pusiau kraštinė. Tai va, iš to mes gaunam taisyklę, kad statinis priešas 30 laipsnių kampą lygus pusiai žaminės. Jeigu nusibrėšim aš taip 30 laipsnių kampą. 30 laipsnių kampas, status trikampis, čia bus kažkokia kraštinė statinis A, į žaminę bus dvigubai ilgesnė. Kaip tai taikyt galėtumėm, pavyzdžiui, taikyti uždavinukę tokiam, pasimti, sakyti, mums reikia paskaičiuoti x-ą, kiek yra x-as. Tai žinom, kad b yra dvigubai ilgesnė, tai 2a, ir dabar į Pitagoro teoremą įsistatom. Statinis a kvadratu plus x kvadratu turi būti lygu į žambinę kvadratu. Ir jeigu atsiskliaudžiam viską, pertvarkom, gaunam x kvadratu yra 3a kvadratu, x yra a šaknis iš 3. Tai visą laiką reiškia, jeigu norėtumėm gauti ilgesnį statinį, turint trumpesnį statinį, mes tiesiog pridėtumėm šaknį iš 3. Įrodymas. Būtent remiantis šitom lygiakraščio trikampio savybėm. Pasiemam trikampį su 30 laipsnių kampu, padvigubinam, turim 2 tokius trikampius, sulipdom juos, va šitą. Šitas gautas trikampis yra lygiakraštis. Kodėl? Nes mes sudėję, čia gaunam 30 laipsnių ir čia 30 laipsnių, reiškia iš viso yra 60 laipsnių. Čia irgi yra 60 laipsnių, nes viso trikampio kampų suma yra 180, atėmė 30 ir 90, taip ir gaunam. Čia 60 ir 60. Tai va, visi kampai yra po 60 laipsnių, kadangi tai yra ir savybė, ir to pačiu požymis, mes žinom, kad trikampis yra lygiakraštis.
Kadangi jis yra lygiakraštis, jo visos kraštinės lygios. Vadinasi, jeigu čia yra kraštinė 2a, tai ir čia yra 2a, ir čia yra 2a, o tai mes ir norėjom parodyti. Trikampyje čia turėsim 2a. Įrodyti. Na ir aišku, tada galim naudoti tai ir dvinių figūrų skaičiavimuose. Tai, pavyzdžiui, turim piramidę, turim aukštinę, turim briauną šoninę, turim pagrindo briauną. Tuomet mes galim tiesiog nusibrėžti čia statų trikampį. Turėsim čia 3 ir 3. Galim nusibrėžti čia statų trikampį. Ir taip paskaičiuoti tada x. Tai čia nusibrėžia pagrinde. Jeigu su erdvinė figūromis skaičiuojam, tai tiesiog galima nusibrėžti išklotinės. Tada daug paprasčiau suprasti, kas vyksta. Nusibrėžiam pagrindą. Ir matom, kad čia yra paprasčiausiai trikampis, statusis trikampis, kur abi kraštinės yra po 3. Vadinasi, su Pitagoro teorema galim paskaičiuoti žambinę. 3 šaknis iš 2. Kadangi mes dabar imsim kitą trikampį, kuriame yra per pusę šitas paimtas nuo centro, tai padalinam iš 2. 3 šaknis iš 2 padalinta iš 2. Čia bus būtent va šita kraštinė. Ir tada turim aukštinę 5. Ir vėlgi pagal Pitagoro teoremą galim paskaičiuoti į žambinę, kuri bus šita briauna x. Įsistatom šaknis, vienas statinis kvadratą plus kitas statinis kvadratą ir gaunam būtent briauną. Čia ir parašom atsakymą, nes nesitraukia šaknis. Nereikia apytiksliai skaičiuoti. Negalime net apytiksliai skaičiuoti. Ir tuomet turim kitas dar figūras, kuriuose dabar jau prieš tai, kai žiūrėjomės pagrindė tenais tik tais tūrius, tai dabar jau reikėtų ne tik tais tūrius, bet žiūrėjom ir šonis ir viso paviršiaus plotas, tai iš esmės kartojasi tas pats, kas iš 7 klasės. Visi šitie dalykai. Prizmė, ritinys, piramidė, kūgis, tūrio formulės, viso ir šoninio arba viso paviršiaus ploto formulės. Kas dar prasideda iš 8 klasės, tai yra sfera. Tai sferos reikėtų mokėti paskaičiuoti, arba rutulio reikėtų paskaičiuoti tūrį, 4/3 pi r kubu, arba viso paviršiaus plotą 4pi r kvadratu. Na ir galiausiai turim statistiką 8 klasės. Tai pirmiausia yra grupavimas intervalus. Tai jeigu turim kažkokius duomenis, imti 4, 8, 15, 16, 23, 42, taip toliau, pavyzdžiui, šitie duomenys. Jeigu norim paskaičiuoti sukauptą į dažnį, ką mes darom, pasiemam ir išskaidom dalimis. Padalinam į lygius intervalus. Pavyzdžiui, nuo 0 iki 20. Pavyzdžiui, taip, į intervalus po 10. Čia pasiemam nuo 0 iki 10, nuo 10 iki 20, nuo 20 iki 30 ir taip toliau. Ir tos intervalus matome kaip sugula skaičiai. Tai dabar sukauptasis dažnis nuo 0 iki 10 bus 2, nes čia yra 2 skaičiai. Tuo tarpu sukauptasis dažnis nuo 0 iki 20 bus 4 ir taip toliau. Tai tas dažnis kaupėsi, mes imam visus skaičius nuo 0 iki ten to intervalo pabaigos. Tai va, pavyzdžiui, nuo 0 iki 20 bus sukauptasis dažnis 4. Imties dydis yra 6. Tai jeigu mes padalinsim iš imties dydžio, imtis tai yra kiek čia yra šitų skaičių, iš viso 6, padalinę mes gausime santykinę sukauptą į dažnį. Tai va, paprastas sukauptasis dažnis yra tiesiog kiek yra tų skaičių, santykinės tai yra kiek tų skaičių padalinta iš viso kiek yra skaičių. Ir aišku, galim tai pavaizduoti lentelę ir diagramą. Tai reikėtų mokėti pavaizduoti, išskaityti kvartiliai. Tai vėlgi, pasiemam skaičius, jos iš eilės surašom ir padalijam per pusę ir vėl per pusę į 4 dalis. Tai kaip į 4 dalis padalijam, tai pagal medianą. Medianą tai būtent iš eilės surašius, tiesiog centrą pasiemam ir tuomet vėl centrą pasiemam abiejose šitose dalise. Tai pavyzdžiui, jeigu turim 1, 2, 2, 2, 7, 9, 10. Tai medianą imsim per pusę, bus dvejetas šitas. Jeigu būtų lyginis skaičius, 1, 2, 3, 4 pavyzdžiui,
Tada imtumėm vidurkį šitų dviejų. Dvejeto ir trejeto vidurkis 2,5. Tai va. Ir tada vėl turim dvi dalis. Šitos pasiemam vidurį, šitos pasiemam vidurį. Tai antras kvartilis tai yra tiesiog mediana. 2 šitos. Pirmas kvartilis bus tada va šitų 3 skaičių mediana. Tai pirmas kvartilis bus 2 irgi. Trečias kvartilis bus šitų skaičių mediana. Tai 9. Taip ir gaunam kvartilius. Tada turim kitą sąvoką empirinis tankis. Tai tiesiog pasiemam ir jeigu norim surasti kažkokio skaičiaus empirinį tankį, pažiūrim, kiek iš viso kartojasi skaičius. Tai pavyzdžiui, dvejetas 3 kartus kartojasi. Ir kiek yra iš viso pas mus skaičių. 6 skaičiai. Vadinasi, empirinis tankis yra pusė. Tai žiūrim, kokia dalis skaičių yra mūsų skaičius tas. Ir tuomet turim diagramas, kurias reikia mokėti skaityti. Tai turim histogramą. Histogramai tai čia yra tiesiog surašyti būtent tie empiriniai tankiai. Kiek yra mūsų tie skaičiai. Tai pavyzdžiui, surašom iš eilės. Ir mes galim taip intervalais imti. Tai tarkime, imam, kiek pas mus yra skaičių nuo 0 iki 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20. Tais intervalais. Tai va, šitoje pavyzdžiui imtyje skaičių nuo 0 iki 5 yra 4. Iš viso, kiek galėtų būti, jeigu padalintumėm po lygiai, būtų iš viso turim kiek čia, 20. Nuo 1 iki... Taip, tai reiškia, jeigu palygiai atsiprašau, va čia va, intervalo dydis yra 5. Turim 4 skaičius, vadinasi, rašysim 4/5. Čia turim 6 skaičius, o taip tai intervalo dydis yra nuo 5 iki 10, 5. Tai 6/5. Čia intervalo dydis irgi yra 5, bet čia jau mes turim 10 skaičių. Tai čia turėsim 10/5. Ir čia turim 5 skaičius, intervalas yra 5 dydžio, tai 5 iš 5, 1. Ir taip nusibrėžiam histogramą. Tada turim išbarstymą diagramą, stačiakampę su vadinamais ūsais. Angliškai box plot. Tai čia tiesiog pavaizduojam būtent didžiausią reikšmę tam intervale, mažiausią reikšmę ir kvartilius bei medianą. Tai čia va šitas apatinis būtų pirmas kvartilis, tada tas brūkšniukas mediana, viršutinis yra kitas, trečias kvartilis ir tada turim maksimum ir minimum. Tai va, ir aišku, maketą reikia atpažinti, išskirti, tai jeigu yra diagramai kažkoks tai išsišokimas, tai va tas išsišokimas vadinamas išskirtimi. Tiek yra visos 7 ir 8 klasės programos. NMPP, kaip minėjau, nėra nuo vektorių nieko. Viskas iki vektorių. Ir tiek. Sėkmės bandomajame, sėkmės egzaminuose ir sėkmės toliau matematikoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.